Tai sveikinu visus atvykus į 32 edukacijos formą, kuri organizuoja Lietuvos edukologinių tyrimų asociacija. Ir šį kartą mes turim tokią tikrai intriguojančią temą, problematišką ar dialogišką STEAM ugdymo santykis su humanitariniais, socialiniais mokslais ir menais. Na, apie tai jau kalbama kurį laiką, viešoje erdvėje mes dažnai girdim šį žodelį STEAM, galbūt daugam jau ir visiškai čia aišku, kitiem nelabai aišku arba visai negirdėta. O dar kitiem tiesiog kyla daug klausimų ir problemų ir manau mes esam tie, kuriem kyla tie klausimai ir įvairios problemos bei galvojam, kaip spręsti įvairiausius iššūkius. Taigi šį Letos forumą vesiu aš, Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto profesorė. Ir su mumis bus du pranešėjai, tai yra daktaras Paulius Lukas Tamošiūnas iš Vilniaus universiteto ir profesorė daktarė Rūta Girdzijauskienė iš Lietuvos muzikos teatro akademijos ir Klaipėdos universiteto. Taip pat su mumis bus 3 diskutantai, tai yra daktaras Simonas Šabanovas, daktaras Jogaila Vaitiekaitis, abu iš Vilniaus universiteto, sakyčiau, ir Šabanovas taip pat atstovauja ir Švietimo mokslo ir sporto ministeriją, ir Asta Malčiauskienė, Panevėžio švietimo centro vadovė. Na va, tai pradžiai mes ką darom, išklausom pranešimų, siūlau pranešimus kiek įmanoma pateikti trumpiau, kad galėtumėm daugiau laiko skirti diskusijoms. Tai, orientuotis į kokią 20 minučių. Jei tik įmanoma, tai labai prašyčiau sutilpti. Na ir po to žiūrėsim, kas iš viso to, ką jūs mums pateiksite, gausis. Ar čia mes adoruosime, ar kritikuosime, ar reflektuosime, ar dar ką nors kitą siūlysim. Gerai, tai ką, kviečiu daktarą Paulių Luką Tamošiūną ir jo tema yra lietuviškos STEAM fenomenas – populiaraus neapibrėžtumo iššūkis. Sakyčiau, gudrus pavadinimas. Tai sveiki. Ir iš tiesų aš galbūt ir pranešimo metu daugiau ir iškelsiu tokių, sakyčiau, galbūt ir iššūkių ir problemų, apie kurios galėsim ir daugiau ir diskutuoti. Tai mano toks pranešimo galbūt vidinis toks ir tikslas. Tai taip, iš tikrųjų su STEAM ugdymu pats asmeniškai esu pakankamai daug susijęs, nes vadovauju STEAM metodinio Vilniaus STEAM centrui, kuris dar vis kūrimosi stadijoje, fizinio kūrimosi stadijoje, bet jau iš tikrųjų šitoje sistemoje jau kurį laiką esu ir dauguma medžiagos čia, ką pristatysiu, yra reflektuojama tai, ką mes praktiškai matome Lietuvoje ir kokia tai yra istorija. Tai kalbant apie bendrai STEAM ugdymą, tai mes turim irgi suvokti, kaip jis atsirado. Tai yra būtent tas MET arba STEM ugdymas, kuris kilo iš to, kad reikalingi darbuotojai ir kilo ta banga už Atlanto, Amerikoje. Buvo orientuojama tai, kad gamtamokslių, technologijų, inžinerinių ir matematinių specialybių darbuotojų trūkumas pagimdė tam tikrą lobistinę bangą, kad mums reikia švietimo sistemose atkreipti dėmesį. Ir ta santrumpa STEM be raidės gimė 2001, bet po 5 metų ta piramidė atsirado ir lygiagrečiai STEM ugdymui išplito STEAM su A raide. Mes dažnai Lietuvoje ir netgi klausia, kaip tarti, tai ar STEM, ar STEAM, tai visgi, kadangi ta banga, ta ugdymo metodologija vis tiek ateina daug dažniausiai iš anglosaksiškos sistemos, tai mes ir tarėme STEAM. Tai integruojant ir žiūrint į visą vyksmą holistiškai, integruojama raidė, tačiau net ir originalioje Jakman schemoje buvo
pabrėžiamas tas dalykas, kad arts, ta A raidė, talpina savyje labai daug ką ir net ir pakabinant, kad tai yra liberal arts, artas liberalis. Ir kas yra svarbu šitame pokytyje, kad irgi nukeliaujama nuo to, kad tai yra 4 dedamųjų gamtamokslinis, technologinis, inžinierinis ir matematinis, prieinama prie sąveikos šitų mokslų, tai kad gamtos mokslai ir technologiniai mokslai yra interpretuojami taikant inžinerinės ir meno praktikas, viską grindžiant matematiniu mąstymu ir elementais. Tai vėlgi šitas pokytis yra susijęs bendrai su tuo, kad to atkartojimų technologinių gamybinių įmonių darbuotojų trūkumo, specialistų trūkumo visuomenėje pamatytas visgi trūkumas inovatorių. Tai yra tokių technologinių sričių, kurios turi didelę pridėtinę vertę ir kurioje reikia ne atkartoti, ne kažkokius defektus šalinti ar būti profesionaliu problemų sprendėjų, kur tam tikros apibrėžtumas yra, o pasigrindžiant 21 amžiaus kertinėmis kompetencijomis, tai, ko reikia spręsti nestandartinius sprendimus. Tai va šitą virsmą ir iliustruoja tą STEAM-o išpopuliarėjimą ir pagrindinius metodus, kai mes sprendžiame probleminės užduotis mokyklose, būtent irgi tas virsmas iš to, kad iš problemų pagrįsto ugdymo, kur tiesiog kažką suremontuoti, ir tai buvo dauguma inžinerinėse specialybėse, buvo labai taikoma medicinoje, pereita ir STEAM ugdyme dažniausiai vienokia ar kitokia forma taikomas tas vadinamasis design thinking arba dizaino pagrįsto mąstymo metodologija, kurio metu problema sprendžiama kuriant kažkokį sprendinį. Tokiu būdu kuriama tam tikra inovacija ir gali būti labai įvairiais lygiais įgyvendinama. Tai žiūrint į visą patį konstruktą, tai reikia irgi pamatyti tą kompleksiškumą, ir jeigu STEAM ugdyme pasižiūrėsim į tą integruotą elementą, kur gamtos mokslai suteikia galimybę kritinio mąstymo ugdymo ir ardymo iki reiškinio detalių, technologiniai, inžineriniai būtent elementai suteikia galimybę kūrybiniam mąstymui ir fiziniam kūrimui, tam tikrų elementų integravimui, kaip funkcijos atlikimui, viską grindžiant matematiniu ir algoritminiu kompiuteriniu mąstymu. Ir čia atsiranda tos A raidės problematika, kuri kyla klausimas, o tai kas yra A raidė šiuo atveju, ir dažniausiai ir Lietuvoje jinai interpretuojama per kūrybinį mąstymą. Tai yra kūrybiškumas, bet tai nėra kūrybiškumas, kuris visiškai tiesiog kuriam, bet tai yra kryptinis kūrybiškumas, kuriame pasitelkiama kūrybinės praktikos tam tikram iššūkiam išspręsti. Ir šitoje vietoje, kaip STEAM ugdymo išpopuliarėjimas sutapo su viena, sakyčiau, tokia inovacija, kuri atėjo iš švietimo pasaulį, tai yra informacinių technologijų demokratizacija, konkrečiai rinkoje atsiradus mikrokompiuteriams, kurie buvo labai pigus, ir maždaug sutampa tie metai, kada įvyksta tas lūžis, kada mes kažkokius didelius technologinius kūrinius, kažkokias didelės technologijas, inžinerinės, seniau turėdavom tik tai kuriamas profesionalų, o dabar, turint nebrangias priemonės, gebant paprasto programavimo ir pigiom priemonėm, kūryba, techninė kūryba atėjo į kiekvienas tapo prieinama kiekvienam. Ir šiaip žiūrint į šitą pokytį, kur galima žiūrėti 20 amžiui, kūrinys, kai buvo suvokiamas, tai daugiau interpretuojamas per menus, per tą vienkryptį dalymasi, tai yra tam tikrą hierarchiją, kad menai tam tikrą, ir elitizmą turi, kad galerijos parodos tam tikrą
eksponavimo atsiranda tam tikri apribojimai ir vienkryptė komunikacija. Šiame amžiuje įsijungia demokratiniai tokie elementai, kurie leidžia tą techninę kūrybą, kuri atsiranda su skaitmeninės technologijų plėtra, kiekvienam kurti tam tikrą kūrybą, išreikšti save ir parodyti tai plačiam ratui, tai yra pajungiant socialinę mediją, individualizuotą, demokratizuotą kanalus. Tai aišku sukelia dar didesnius galimybės, bet kartu sukelia didelę riziką. Bet va šitie sinchronizuoti veiksmai leido į mokyklas sugrąžinti techninę kūrybą, kuri seniau buvo, mes gal irgi atsimenam, kad darbeliai, technologijos tikrai buvo asocijuojamas su dideliam staklėm, su kažkuo dideliu, sudėtingu, purvinu, nes, netgi galima taip sakyti, berniukišku. Čia atsiranda, taikant naujas technologijas ir galimybę netgi kiekvienam turėti ant savo stalo tam tikras skaitmeninės technologijas, įvyksta demokratizacija, įtrauktis netgi tuo lygiu, kad, sakant, aš nemoku piešti, bet su kompiuteriu ir netgi dabartiniu dirbtiniu intelektu galima mintis generuoti ir išreikšti kitaip ir nemokant piešti. Tai šitoje vietoje ta demokratizacija įvyko ir šitie įrankiai leidžia pritaikyti juos ir ugdymo sistemose. Kas vyko Lietuvoje, tai viskas maždaug tos bangos ateina po 10 metų ir Lietuvoje. Ir aš tiesiog reflektyviai pasižiūrėjau dokumentus, tai buvo 15 metais, kur kuriama, planuojama atnaujinti programas ir buvo kuriamas tam tikras planas, kuriame jau galvota, kad programas būtų galima gal atnaujinti kažkokiu kitokiu perspektyva ir buvo projektas parengtas, kuriame numatyta STEM ugdymo galimybė. Ir čia šitoje vietoje viena iš pirmųjų tokių straipsnių ir kur Lietuvai po platformą Unė Kaunaitė, jinai ir tiesą sakant, ir atvedė tą STEAM ugdymą taip sisteminiu lygmeniu į mūsų švietimo sistemą, kur, noriu pabrėžti, ta raidė buvo tada iškomunikuota kaip dizainas. Ne kaip menai, bet kaip dizainas, ir va ta linkmė ir keliauja ir toliau, nes 16 metais patvirtintas sistema, kad sistemiškai Lietuvoje STEAM ugdymas jau A raidė nebe skliausteliuose, nebe kažkaip izoliuota, yra per STEAM centrus, tada yra 1000-mečio mokyklų programoje, kurioje STEAM ugdymas atsiranda kaip viena iš 4 krypčių šalia lyderystės, įtraukio ugdymo, kultūrinio ugdymo. Ir netgi va čia ir Simono didžiausias indėlis yra praeitais metais patvirtinta iki 20 metų STEAM plėtros programa, kuri stabilizuoja STEAM ugdymą ir jo reikšmę būtent bendram švietime, kur atsiranda ir mokinių pasiekimų gerinimo sistemos ir infrastruktūros atnaujinimas ir visi sisteminės intervencijos. Kas šitoje vietoje atsiranda įdomaus ir Lietuva tampa kultūriškai tam tikrų įdomių fenomenų, jeigu mes pažiūrėsime bendrame pasaulyje, kaip populiarėja tos dvi konceptai STEM ir STEAM ugdymas, tai visame pasaulyje, čia mes matom Google paieškas, bendru atveju auga abu, tik tai išlaikant tą patį santykį, maždaug 4:1, 5:1. Visame pasaulyje yra populiariausias STEM ugdymas be A raidės, kaip būtent demokratiška technologinė kūryba. Išskyrus 2 šalis, Lietuvą ir Kosta Riką. Lietuva yra vienintelė, kurioje pati populiariausia, netgi 2:1 santykiu vyrauja STEAM ugdymas, ir visa tai labai paprastai suprantama, kad labai anksti sistemiškai įvestas terminas STEAM. Pas mus iš esmės STEMo nebuvo, pas mus atkeliavo iš karto STEAMas, ir čia atsirado kitas niuansas, kad dabar Lietuvoje daug kas yra STEMas, be A raidės,
yra palenda po Steam'u. Ir čia vienas iš tų iššūkių, kuris 8 metus nuo pirminio apibrėžimo, kuris buvo daugiau ar mažiau išverstas ir pateiktas, bet jis niekada nebuvo patvirtintas ir pirmą kartą tik praeitais metais buvo kažkokiame dokumente yra patvirtintas tai, kas Lietuvoje yra STEAM ugdymas. Ir visus 8 metus A raidės komponentas buvo pakankamai liberalizuotas tuo atžvilgiu, kad įtraukti kuo daugiau žmonių ir partnerių į šitą tendenciją, kad būtų prisijaukintas STEAM ugdymas, tačiau nebuvo labai aiškaus apibrėžimo. Tai ką reiškia ta A raidė? Šiuo atveju praeitais metais sukonkretinta, kad ta A raidė reiškia kūrybiškumą. Ir šitoje vietoje STEAM ugdymo komponentai pagrindiniai ir išryškinami, kad svarbus turinys, kuris leidžia mokiniui būti ugdymosi savininkui ir sprendžiant realaus pasaulio problemas ar jų projekcijas. Svarbus aktyvus metodai, skatinantis bendradarbiavimo, komunikavimo, problemų sprendimo gebėjimus, kūrybinį mąstymą, kas svarbiausia, ir svarbus bendradarbiavimas, kuriant aplinkas, kuriuose būtų ir skaitmenos, ir mokymasi skatinančios aplinkos. Ir ką aš noriu šitai diskusijai irgi pabrėžti tą paskutinį sakinį, kurį paryškinau, kad čia nėra Lietuvoje patvirtintam šitame apibrėžime, yra talpa visiems kitiem dalykam tilpti į šitą vyksmą. Tai yra tiek raiškos, tiek įvesties ar proceso formos elementų ar kitais formatais dalyvauti STEAM ugdyme. Tai būti katalizatoriais problemų galbūt išvesties ar vyksme. Visi panašus tendencijos yra pastebimos ir kitų STEAM ugdymo edukatorių kitam pasaulyje. Bet šitoje vietoje iš praktikos aš noriu paryškinti 3 linijas, kurios išaiškėjo Lietuvoje. Tai yra šitos apibrėžimai STEAMas, kuris patapo bendriniu terminu bet kam, kas yra kažkiek susijęs su praktinė veikla mokykloje. Ir mokyklose tikrai girdėti, taip, aš darau STEAMą, tiesiog padariau kažkokią praktinę veiklą, tai aš darau STEAMą. Kita prieiga yra STEAM su tais taškeliais, tai rodo, kad tai yra vieno konkretaus konteksto sujungimas, neformuojant, neugdant gebėjimo ar spręsti problemas, tiesiog nagrinėjant bendrus kontekstus. Duodama tema vanduo ir keli mokytojai susijungia kalbėti apie vandenį. Ir kitas, aš noriu pabrėžti, kad aš čia sakau labai radikalius kryptis, tai čia nesakau, kad ir tik šitos 3, bet tam tikri 3 kraštutinumai, kurie išsikristalino Lietuvos mokyklose praktinėse veiklose. Ir vis dar būtent tam, kad mes neturėjom išaugimo nuo STEM ugdymo į STEAM ugdymą, tai pas mus tikrai yra labai didelė dalis STEM ugdymo be raidės, tai yra techninės kūrybos, kuri yra tiesiog paremta projektinė veikla. Ir šitoje vietoje iš to vyksmo susiduriama su nemažai iššūkiais. STEAM ugdyme tai yra projektinės ar praktinės veiklos, kurios trunka tam tikrą laiką, yra kūrybinės veiklos. Ir šitoje vietoje mes turint mokykloje tą egzaminavimo tvarką, vyresnėse klasėse STEAMas iš esmės pranyksta ir geriausi pavyzdžiai STEAM ugdymo yra pradinėse klasėse, kada yra vienas mokytojas ar keli mokytojai lengviau ugdymo procesą gali integruoti. Bendradarbiavimo kultūros stoka išaiškėja irgi vyresnėse klasėse tuo, kad keliem mokytojams susitarti dėja Lietuvoje vis dar yra iššūkis ir čia yra mokyklos bendros kultūros pokytis. Laikas projektiniam veiklom reikia laiko ir 45 minučių formatas tai tikrai yra trikdis. Mes priperkam labai daug infrastruktūros, bet kad tai taptų įrankiai, o ne iššūkių mokytojam, tai dar šitas papildomas žingsnis, ką mes turime praeiti, lūkesčių ir turinio neapibrėžtumo, tai yra, kai mokyklos administracija ar švietimo visuomenė sako, darykim STEAMą, bet o tai kas yra STEAMas? Ir
vidinė motyvacija mokytojo, ypač tiksliuosiuose moksluose, kai yra įprasta tam tikras apibrėžtumas, nueiti nuo instrukcinio modelio, kad yra tam tikri uždaviniai ir tokie dėsniai, prie mentoriaus, kurie svarbi kūrybinėm veiklom, yra dar papildomas iššūkis. Ir bendrai mokytojų požiūris ir kūrybinės veiklas, ypač vyresnėse klasėse, tai, kad tai yra sunku įvertinti. Ir nemažai esu girdėjęs tokių epitetų, tai STEAM'as, čia pasižaisit, o mes tada einam mokytis rimtai. Ir aš visiems tokiem mokytojams visada sakau, STEAM'as tai yra vienas iš metodų mokykloje. Tai yra kaip ir Lego turim, mes pirmą išmokstam jį sudėlioti pagal instrukciją, bet tada turint daug priemonių, mes tada galim kurti įdomius sprendimus. Tai šitoje vietoje, turint Lietuvoje pakankamai ryškiai ir sistemiškai diegiamas palaikymo sistemas, tiek STEAM ugdymo centrus, tiek tūkstantmečio mokyklų programą, kurios paleidžia ir palaiko visą tą sistemą regionuose ir visos šalies lygiu. Mes turim dalyką, kuris vadinasi inžinerinės technologijos mokyklose, kuris yra naujas dalykas, bet jis yra visiškai sukurtas STEAM filosofijai. Yra užsienio tinklai, kuriuose tikrai daug Lietuvos mokyklų dalyvauja. Ir labai džiaugiuosi, kad nemažai mokyklų, universiteto aukštųjų mokyklų ir įmonių ypač dalyvauja ir suteikia galimybės konkursams įvairioms motyvacijoms. Yra dar platesnė ekosistema, tikrai nesustosiu, bet tikrai yra didžiulis tinklas. Ir grįžtant prie to, kad tai yra populiaru, neapibrėžta, čia yra klausa, kuri vizualiai yra be galo sudėtinga matyti, bet prieš 1,5 metų CPVA apklausė mokyklų direktorių ir mokyklų bendruomenį, ar jūs taikote STEAM'ą. Tai nuo 70 iki 85% mokyklų taiko STEAM. Jie sako, kad STEAM'as yra mokyklose, vadinasi, tai yra be galo populiaru. Bet kas yra STEAM'as, jeigu mes paklausime, yra būtent iš tų 3 krypčių, yra labai neapibrėžta. Tai šitoje vietoje visada linkėčiau žiūrėti, kad STEAM'as yra kažkur tas kalnas, į kurį mes žiūrim. Taip, mes galim žiūrėti skirtingų perspektyvų, bet vienintelis dalykas tikrai suvokti, kas yra STEAM'as, tai yra nueiti į tą kalną, užkopti, patiems sudalyvauti tose veiklose ir kartu pasiimti komandą, nes STEAM'o ugdymas be komandos, sudėtingas. Tai būkim toj komandoje ir palinkėjimas į STEAM'ą aukštumas žengti. Ačiū Pauliui. Dabar mes kviesim kitą pranešėją, bet jeigu turim kažkokį patikslinamą klausimą, tai prašom užduoti. Tokį labai, ekstra. Tikiu, kad Jogaila turi, bet manau, kad diskusinį, tai gal tada mes eikim prie antrojo pranešimo. O po to jau žiūrėsim, kokios ten mums tos reakcijos diskusijos. Tai prašom, tuomet dabar kviečiu profesorę daktarę Rūtą Girdzijauskienę ir jis skaitys, nežinau, kaip mums čia rodys, turbūt kalbės, pranešimas jos, kai mokslas susitinka meną, gamtamokslinių ir menų dalykų sąveika STEAM ugdyme. Prašom, Rūta. Taip, tai laba diena visiems ir laba diena Pauliui. Ačiū už tokį tikrai įdomų pranešimą. Atrodo, apie tą STEAM'ą ir girdžiu ir kas kiekvieną kartą vis ir nauja ir vienas ir kitas rakursas toks pasižiūrėjimų. Tai tikrai dėkui, su kai kuriais teiginiais gal ir pasiginčysiu truputėlį, bet tikriausiai mūsų šiandienos toks ir yra susitikimo tikslas pasikalbėti, gal ne tiek, kad pasiginčyti. Tai kai aš paklausiau, kiek tam pranešimui skirta laiko, tai buvo pasakyta, kad 20 minučių, tai aš dabar bandau kažkaip neuzurpuoti visą laiką ir įsitekti į 15 galbūt minučių, ar ne? Tai pavadinimą matome ir paties forumo tema buvo suformuluota galvojant apie
gretinant gamtamokslinius ir humanitarinius ir socialinius mokslus. Ir vienas iš klausimų buvo, kokią vertę STEAM ugdyme kuria humanitariniai socialiniai mokslai. Tai apačioje išrašiau tiesiog priminimą, bent kas tai yra per mokslai tie humanitariniai ir socialiniai, kad turėtumėm tokį įsivaizdavimą. Ir tai nėra mano tema šiandien dienos pranešimo, bet aš pabandžiau atsakyti į tą vertės kūrimą ir, kaip matote, išdėsčiau 4-5 tokius punktus, kurie galbūt svarbiausia yra, pačioje autoriai yra pateikti, kurie yra daug apie tai rašę ir kalbėję. Ir pirmasis tai yra tas, kuo prisideda humanitariniai ir socialiniai mokslai. Tai pirmasis argumentas, kad padeda spręsti realias problemas ir tapti tais visapusiškais, arba man gražus angliškas pavadinimas well-rounded piliečiais. Minėti jau buvo ir kūrybiškumas, ir kritinis mąstymas, ir bendravimas, ir bendradarbiavimas. Ir visa tai, kalbant apie sudėtingas socialinės problemas, ne tik tai techninės problemas, susijęti techninės ir socialinės problemas. Be abejo, kritinė ir kūrybinė perspektyva. Ir man atrodo, kad labai svarbus tas humanizavimas technologijų ir inovacijų. O kalbant apie ugdymo procesą, tai tiesiog paties STEAM ugdymo praturtinimas ir socialinių ir humanitarinių mokslų metodais, kontekstais ir problemomis. Tai iš kiekvieną iš šitų punktų būtų galima detaliau gilintis ir kalbėti ir kaip konkrečiai humanitariniai, ir kaip socialiniai mokslai realizuojasi per šias pridedamąsias vertes. Bet aš galbūt pasirinkau šiandien tą vieną A raidę ir galvodama, kad labai daug bendro yra ir humanitarikoje, ir socialiniuose moksluose. Tai leiskite tiesiog pasidalinti tą perspektyvą ir pasidalinti tą perspektyvą per tokius 4 klausimus, kuriuos čia esu išvardinus, ir kiekvieną iš jų. Tai tos STEAM atsiradimo prielaidos, vėlgi buvo minėtas, STEAM atsiradimas 2000 šito amžiaus pradžioje, pirmajame dešimtmetyje. Ir bent jau ką sako literatūra, nes tikrai Lietuva įsijungė ganėtinai vėlai į STEAM judėjimą, bet kodėl atsirado ta A raidė, tai buvo fiksuotas tas menkas, vis tik nepaisant didelių lėšų ir pastangų STEMiniam ugdymui, tas susidomėjimas matematikos, gamtos bei technologijų mokslais buvo pakankamai nedidelis, neproporcingas įdėtom pastangoms ir lėšoms. Todėl ta A raidė, kuri atsineša kūrybą, kritinį mąstymą, kurie atsineša bendravimą, bendradarbiavimą, jinai buvo suprasta kaip būtent, tas jau mano minėtas humanizavimas ir skatinimas domėtis inžinerinėmis bei technologinėmis profesijomis. Ir vėlgi buvo pastebėta, kad labai nežymus susidomėjimas įvyko ir ypač norint paskatinti rinkti šitas profesijas merginas, ne tik tai vaikinimus, taip pat gebėjimas kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, minėtas jau, ir tas mokinių įsitraukimo ir mokinių aktyvaus dalyvavimo, inovacijų siekimo, prisitaikymo prie realaus pasaulio ir pritaikomumo. Tai ta A raidė atsirado iš tiesų kaip siekis praturtinti STEMinį ugdymą. Ir ta menų paskirtis, lygiai kaip ir Lietuvoje, jinai taip įdomiai suprantama ir lygiai taip pat ir pasaulinėje toje praktikoje nėra tokio vienareikšmiškos menų sampratos. Kam iš viso reikalingi menai. Tai mes tokioje praktinėje turbūt plotmėje pastebime, kad menai, mes visi menus mylime ir pripažįstame menus, bet jie kartais pavirsta į tokią podukrą, ar ne, graži, bet nelabai protinga ir nelabai naudinga.
Todėl tas menų požiūris į menus teminiame ugdyme, jisai turi tokius 3 argumentus. Tai tą ekonominį ir pragmatinį požiūrį, kad būtent įvedus menų disciplinas, jos padeda ugdyti ir ugdytis 21 amžiaus reikšmingus gebėjimus. Instrumentinis požiūris tai irgi siejama su geresniais testų rezultatais, su geresniais matematikos rezultatais, lietuvių kalbos, gimtosios kalbos rezultatais, ką amerikiečiai yra tikrai nemažai tyrimų padarę. Na ir tas trečiasis, tai kuris jau yra kyla iš pačios menų prigimties, tai yra vidinis ir giluminis požiūris, kada tas įsijausti į problemas, spręsti aktualias būties problemas, atrasti mokymosi prasmes, naujai pažvelgti į objektus ir reiškinius, eksperimentuoti idėjomis, medžiagomis ir daiktais. Tai nors šitie teiginiai yra sutinkami, kalbant apie menų vietą STEAM koncepcijoje, tačiau jie tikrai nesunkiai gali būti pritaikomi tiek humanitariniam, tiek ir socialiniam mokslams. Na, ta instrumentinė, jeigu detalizuoti tą instrumentinę menų vertę, tai manau jau minėti yra tie asmeniniai įgijimai, kurie yra gražiai išrašyti tame apskritame lauke, kad greta technologijų, gana techninės kūrybos, jinai į tą turi dar ir dėmenį estetikos, emocijos, vaizduotės, empatijos, sprendimų darymo, akademiniai pasiekimai. Taip pat pastebėta ir tyrimais parodyta yra, kad kai kurių dalykų 20 keliais procentais padidėja akademiniai pasiekimai. Na ir be abejo tie mano jau minėti socialiniai įgijimai, kurie atsiranda per bendradarbiavimą ir bendravimą įvairiose STEAMinėse projektinėse. Tai čia yra išrašyti tie 6 turbūt žodžiai, kurie dažniausiai, kalbant apie STEAMinį ugdymą, siejami su menais ir ką menai prideda. Tai žaidybiškumą, tyrinėjimą, rizikos prisiėmimą, lankstų mąstymą, drąsą klysti. Ir štai čia yra 2 pavyzdžiai, 2 nuotraukos, kada yra kuriamas topografinis žemėlapis, topografinio žemėlapio maketas. Na ir čia jau yra, kaip čia fantazijos reikalas, kaip jį sukomponuoti, kaip jį pateikti, kaip jį nuo žodžių nuspalvinti. Ir čia tas rizika labai yra menka, nes bet kuris variantas, jis tikrai turi tą pridedamąją vertę. Dešinėje pusėje čia irgi yra paėmusi su pavyzdį iš kažkurios Lietuvos mokyklos projekto, kur jie kūrė ląstelės sandarą. Ir irgi matome, kiek tų ląstelių įvairiausių variantų ir visi jie yra teisingi. Ir būtent tas kūrybos lankstumas, tas tyrinėjimas, kokiomis priemonėmis, kokiais būdais geriausiai perteikti, turbūt ir yra menų paskirties esmė. Giluminė vertė, jinai turbūt, kad kyla iš menų iš menų prigimties pačios, nes meno kalba yra dar viena kalba, kalbant, kaip mes turime, bet kurią lietuvių, vokiečių, anglų kalbą, taip ir meno kalba kalbėti garsais, kalbėti spalvomis, formomis, struktūromis kažkokiais, tai dar vienos kalbos pridėjimas, euristinis mąstymas, nes visą laiką tas išradibiškumas yra akcentuojamas. Na ir tas, man atrodytų, vienas iš svarbiausių dalykų, tai tas holistinis ir įveiksmintas dalyvavimas, kurį tuoj pat ir iliustruosiu keletų pavyzdžių. Tai viršutinė nuotrauka vienas iš STEAMo projektų buvo apie kietąsias daleles. Tai yra apie taršias oro daleles, jų tipus, poveikį gamtai ir žmogui. Ir gražus ir projektas, ir jūs matote, kada mokiniai tiesiog tas daleles, dalelių judėjimą, dalelių būtent charakteristikas perteikia judesiu. Ir tas
įsiveiksminimas, įkūnijimas žinių, kurias jie ar generuoja, ar pateikia, ar atranda tas žinias, jų įveiksminimas, tapimas tomis žiniomis. Tai būtent ir yra tas įprasminimas. Na ir antrasis projektas, tai yra pavyzdys, antrasis, tai yra socialinis robotas, kuriam, matote, 3 buvo reikalavimai keliami, kad jis būtų draugiškas žmogui, estetiškai patrauklus, gebantis emociškai bendrauti, jis turėjo reikšti emocijas, turėti vieną iš tų emocijų ir tuo tikslu turėjo tyrinėti mokiniai ir suprasti, kokios gi tos emocijos tam, kad sprendimą padaryti. Na ir jie turėjo būti tie socialiniai robotai, inspiruoti žmogaus gyvūno kultūros. Na, apart to, kad turėjau išsiaiškinti, kas tai yra robotai, kaip jie konstruojami, kokios jų funkcijos ir pagaminti tą robotą, tai kaip matote, dar 3 dedamosios, kurios pareina iš socialinių mokslų ir tas robotas jau netampa tik tai, na, humanitarikos ir socialinių mokslų priešininku. Taip, kokie gi tie menų integravimo modeliai? Tai aš iš tiesų sutinku, kad menai tai nėra, na, tas vienareikšmiškai naudingas ir visais atvejais reikalingas dalykas, kad gali būti tikrai ir stemas, ir stymas su visomis variacijomis. Čia turbūt, kad priklauso nuo tikslų, nuo tos komandos, nuo to, kaip yra sukonstruojamas, būtent sukonstruojama ir pati ta mokymo programa. Bet jeigu kalbėti apie menus, tai jų integravimas taip pat nėra vienareikšmiškas. Ir štai čia noriu pateikti 3 tas toks. Vienas tai yra menais papildytas integravimo modelis, na, kur, sakykime, iliustruoti kažką tai ar pavaizduoti kažką, kur tie menai taip dalyvauja paskutinėje stadijoje, dažnai mėgstamas dizaino įtraukimas kaip vienas iš to dalyko, nors pats projektas yra visai ne apie tai ir pavyzdys iš gravitacijos projekto, kur irgi tik tai tie gravitaciniai lašai, gravitacinės pagalba atsirandantys piešinio kažkokie dalykai. Antrasis tas modeliavimas, kai yra lygiavertis 5 disciplinų integravimo modelis, tai vėlgi, kai jos visos sąveikoje, na, lygiomis arba beveik lygiomis temų sąlygomis. Ir paveikslėliuose yra taip pat projektas, kuris atrodytų kaip meno kažkoks tai maketas, meno projektas, bet jo idėja buvo reguliuojančios elektroninės grandinės ir elektros energija. Ir štai būtent tas sukūrimas to dangaus sferos, kuri yra šviečia, ten tam tikrų momentų įsijungia pagal tam tikrus signalus, bet tas dangus turėjo tą kontekstą, kur buvo sukurta istorija, kur buvo sukurti personažai, kur buvo sukurta scenografija ir sukurti dialogai, visa istorija. Ir tos reguliuojančios elektroninės grandinės ir elektros energija, jos turėjo labai gražų tokį meninį ir socialiai įdomų labai, na, kontekstą. Ir tas trečiasis, tai yra tas menais grįstas integravimo modelis, kada jau menai tampa pagrindiniu ir menai kelia idėjas ir menų pati ta prigimtis ir menų patys, na, dėsningumai, jie tampa stiminių projektų pagrindu. Ir štai čia įdėjau 3 pavyzdžius. Tai Amerikoje labai populiarūs yra mokslo komiksai, kurie yra vienas ar kitas problemas, jie tiesiog ir papasakoja per komikso žanrą ir su mokiniais jie taip pat yra kuriami. Ir žodžiu, štai čia jau tas komikso žanras, kas turėtų būti, kaip turėtų suorganizuota medžiaga, jinai tampa tuo pagrindu, bet įdedamas yra mokslo turinys.
Antrasis yra mokslo opera arba mokslo teatras, kuriame štai šitame pavyzdyje veiksmas vyksta dviejose plotmėse, kur yra, naudodami muzikos garsus sėdi ir diskutuoja viena ar kita mokslo tema, kur kartu ta mokslo tema dar ir yra ekrane yra perteikiama. Na ir mokslo baletas, štai šituo atveju tai yra paukščių tako tyrinėjimas ir pagal tai, pagal visus judėjimus, skyles ir ten ūkus įvairiausius yra sukūrimas baleto spektaklis. Tai čia jau galbūt daugiau tampa patys menininkai, tyrinėtojai ir tos styminių veiklų iniciatoriai. Dar vienas yra pavyzdys, tai jo nekomentuosiu, kas man čia atrodo įdomu, kad jis yra labai aiškiai susietas su standartais. Ir kaip matote, mokymosi standartai, ir čia išvardytas yra vieno dalyko standartas, bet taip pat yra ir kitų dalykų, kurie dalyvauja būtent šitame projekte. Tai kas tikrai labai padeda matyti styminį projektą, kaip Paulius sakė, kad ne kaip žaidimą, kad mes pažaisime ir mokysimės arba mokysime, o jeigu liks laiko pažaisime, tai jeigu tie styminiai projektai tikrai prisideda prie mokymo programos įsisavinimo, tai jūs tikrai išryškėja. Na ir pabaigai, tai yra kokie tie styminiai iššūkiai. Tai žvelgiant į dabartį, tai iš menų perspektyvos, turbūt kažkuria dalimi ir iš socialinių, ir iš humanitarinių mokslinių perspektyvos, kad menai dažnai suprantami kaip papildoma mokinių išsilavinimo dedamoji. Jeigu liks laiko, kada reikia gražiai apipavidalinti, kada atvyksta svečiai, reikia parodyti kažką tai gražaus, kada koridoriuje reikia kažkokio tai gražaus plakato ar kažkokio vizualaus pristatymo, tai tada menų vertė staiga sustiprėja, bet mano pristatytais tais 3 menų integravimo modeliais, jie iš tiesų gali būti daug plačiau prisidėti prie styminio ugdymo. Nepakankamas bendradarbiavimas su menų pedagogais. Ir žodžiu, ir matyt, kad ne tik tai su menų pedagogais, bet iš viso tos bendradarbiavimo kultūros, organizuojant projektus, nepakankamas tikriausia, galima sakyti, lygis, nes tai kainuoja laiko, tai kainuoja pastangų ir mūsų mokytojai tikrai yra apkrauti dideliais krūviais ir tas bendradarbiavimui, tokiam tikram bendradarbiavimui, diskusija, paieška inovacijomis grįsta, laiko nelabai ir vyksta. Ir akmuotė, kol būna ir menų dalykų mokytojų daržą, nes jie irgi dažnai supranta save kaip kažkokius tai šiek tiek išskirtinius, šiek tiek tokius, kaip čia pasakyti, romantiškai atrodančius, nieko bendro su realiu pasauliu neturinčius, o juk kiekvienas menas, kiekvienas kūrėjas, kuris bet kurios srities mes paimtumėme tą meno kūrėjus, tai jie tikrai atlieka labai rimtus tyrimus prieš pradėdami kurti vieną ar kitą dalyką. Ir dar viena skaidrė, jau tikrai paskutinė, tai žvelgiant į ateitį, kad būtent tas ir persvarstymas, kokį mes renkamės modelį, nebūtinai Lietuvai, bet turbūt patiem mokytojų komandom, mokyklom labai svarbu žinoti ir daryti sprendimą, kurioje vietoje mes čia tikrai sakome, kad čia yra STEM ir tekę yra dalyvauti ir kuruoti keletą steminių projektų, kur kvietė, sakė, ar galėtum pagelbėti ir pridėti kažką, tai žodžiu, kuo menų pridėti kažką, ir buvo akivaizdu, kad tam projektui tikrai menų nereikia. Jisai stiprus savaime ir menai netgi gali šiek tiek išblaškyti patį tą fokusą.
Tas labai svarbus ir tas tarpdisciplininį ugdymo turinį išmanančių pedagogų rengimas, kad nebūtų savo dalyko žinojimai, bet turėtų kitų disciplinų, kitų kontekstų, bent jau kažkokį minimalų pasirengimą, o svarbiausia tai norą atsidaryti savo klasės ar savo dalyko duris. Ir žinoma, kad tikrai reikalinga yra tas STEAM programų veiksmingumo tyrimas, kas yra blogai, kurioje vietoje stringa, kurie ten yra tie būtent gerieji rodikliai, kas mums pavyksta. Ir tokiu būdu, tas STEAMiniai projektai, vėlgi jie galime mes suprasti tą ugdymo realybę, nes visiškai sutinku su Pauliaus išsakyta mintimi, kad taiko 77%, bet ką reiškia tas žodis taiko mokyklos, tai turbūt, kad čia dar galėtumėme padaryti atskirą tyrimą. Ir dar prie menų vėlgi irgi galėčiau pargrįžti, kad nesuprasti ir menų kaip, tokių tų tradicinių 4 sričių - šokis, dailė, teatras, muzika, bet šiuolaikiniai menai, jie turi, tą iš tiesų, jie yra jau ir ta multidisciplininė, ir tokia, sakykime, performance, instaliacijos, skaitmeninis menas, gatvės menas, jie integruoja tikrai įvairių ir kelių menų sritis, ir ne tik tai menų sritis, todėl į tą raidę irgi siūlyčiau kaip menus žiūrėti, nedogmatiškai ir nesivadovaujant 20-ojo amžiaus elitarizmo nuostatomis. Tai, manau, būtų toks pristatymas ir, žodžiu, pabaigti vis tiek norėčiau teiginiu, kad pokyčių turėtumėme daryti, nes jeigu jų nebus, tai ir mes tiesiog nieko nepasieksime. Tai ačiū uždėmesį. Atsiprašau, kad užgaišinau. Ačiū, Rūta, viskas tvarkoj, buvo tikrai labai įdomu ir abu pranešimai, sakyčiau, labai išsamus, beveik galėčiau skelbti, kad forumas baigtas, viskas sužinojom, bet aišku, turbūt vis dėlto, jeigu turim tą galimybę, tai ją pasinaudosim ir ištrauksim viską, kas mums rūpi. Tai jau dabar kviečiu Jogailą Vaitekaitį, Simoną Šabanovą ir Astą Malčiauskienę diskutuoti su pranešėjais tarpusavyje, bet taip pat ir visi kiti gali užduoti klausimus, kai tik matys, kad yra tinkama proga, tai žinoma, ši mūsų diskusija yra vieša. Ir tikimės, kad daugiau mažiau patenkinsim tą mūsų smalsumą. Nuo ko pradėti? Galima, aišku, pradėti tiesiog nuo refleksijos, bet aš tą refleksiją iš karto norėčiau truputėlį fokusuoti į pirmąjį klausimą, kurį forumo rengėjai buvo suformulavę, tai yra vis dėlto kokie tie pagrindiniai tikslai, nes dabar iš vieno ir iš kito pranešimo mes tarsi susidarom truputį skirtingą nuomonę, ar ne? Aš vienam, pavyzdžiui, pranešime išgirdau, kad svarbiausia inovacijos, kaip mes parengsime moksleivius kurti, projektuoti, konstruoti, išradinėti ir daugiau orientuotis į kažkokį turtinimą to mūsų pasaulio inovacijų dėka. Antrame pranešime aš išgirdau, kad daugiau galvojame apie kažkokį visuminį ūkdymą ir giluminį ūkdymą ir daugiau kažkokių atsiranda tarsi prasmių, dėl ko mes tai darom. Tokio, išties daugiau tos humanitarikos, į ką ir buvo orientuota, tai truputį tas fokusas kitas, galbūt todėl, kad vienas reprezentuoja gamtos mokslus, kitas labiau reprezentuoja menus, galbūt man pritrūko dar tokio tipiško, nežinau, su klimato kaita susijusio fokuso arba to akcento. Tai, bet čia jau nebesiimu spręsti, nes esu tik moderatorė, tai, kviečiu
kviečiu diskutantus, oficialiuosius diskutantus pabandyti pakomentuoti šį klausimą, ar taip pat ir kokį kitą klausimą, reflektuojant tai, kas buvo pasakyta. Prašom. Kadangi mano pavardę pirmą paminėjo, tai gal aš ir įsiterpsiu iš karto, nieko nelaukdamas. Tai kaip klausėt prieš tai po Pauliaus pranešimo, ar neturiu klausimų, tai turėjau iš karto užsirašiau vieną tokį šiaip ironišką. Tai prieš tai, kaip aš matau tą tikslas temo, tai dar prieš tai tą klausimą gal Pauliau užduosiu. Pauliau, ar tau netrukdo ta A raidė tame teme? Nes aš vis žiūriu ir svarstu ir galvoju, būtų paprastesnis gyvenimas, jeigu būtų stemas, būtų viskas aišku, nereikėtų čia dabar galvų laužyti. Ar tas kartais neužminus tą paties, laužyt galvą, kas tas temas? Aš šitai vietoj laikausi ir aš pakankamai tos visus metus, kol čia buvom, kaip sakant, susikalibravo, tai tas liberalizmas, kad žmonės mato galimybę prisijungti per savo prizmę ir per savo pridėtinę vertę prie to vyksmo, man atrodo, buvo viena iš tų galimybių tą 77% ir pasiekti Lietuvoje. Aš manau, kad šitoje vietoje mes labai panašių diskursų kalbam, galbūt neakcentavau, kad vėlgi galbūt girdėjausi inovacijos, bet vis tiek kad inovacijos atsirastų, reikia ir kūrybiškumo, problemų sprendimo ir tų kompetencijų išspręsti problemas, iššūkius, ir čia ir klimato kaita. Tai viskas šitas labai gražiai akcentuojama per tas praktikas, kurios ateina per tą A raidę. Ir čia šitoje vietoje, ar tai mes paimsim menus kaip menus, ar mes paimsim bet kurį socialinį mokslą, kuris duoda kontekstą ir tą visą patirtį. Manau, čia kaip tik yra galimybė įvairoviai. Tai aš netgi džiaugiuosi, kad A raidė pas mus yra. Labai teisingai pasakei. Šitoj socialinių, humanitarinių ir menininkų grupiai taip ir reikia sakyti. Ne, aš tikiu tavo nuoširdumu. Klausimas užduotas apie tą tikslą, tai iš tikrųjų, manau, pasidengia gražiai per abu pranešėjus. Ta pati, kad tyrinėdama savo disertaciją rašydamas, dauguma iš tikrųjų literatūroje autorius, kurie analizuoja išsamei detaliai žiūri į tą temą šalyse, tai jie prieina labai panašios išvados, kad iš principo 2 tikslai yra tos temos. Tai vienas, kaip ir Paulius minėjo, anksčiau ten temas buvo, arba tas metas, tai toks literaliai darbo rinka, reikia darbo rinkai, ne? Viena sudedamoji, dabar Paulius jau sako, kad reikia inovacijų, kas iš tikrųjų, aš sakyčiau, ta pati darbo rinka, iš esmės pridėtinės vertės kūrimas per įvairias ekonominės veiklas. O kita sudedamoji, tai visuomenės gamtamokslinio raštingumo didinimas. Mes norim, kad žmonės skiepytųsi, turėtų supratimą apie tam tikrus procesus, kaip jie atsiranda ir vystosi. Bet čia ir įdomumas tame visuomenės gamtamokslinio raštingumo skatinimo, kad yra skirtingų minties mokyklų, kaip jis turėtų atrodyti tas visuomenės gamtamokslinio raštingumo kėlimas, kas tas gamtamokslinis raštingumas. Ir čia įvairiausios gildijos tempia paklodę kiekvieną į savo pusę. Vieni ten nori labiau matyti tokio griežto, būtent galbūt netgi tas gamtamokslinis raštingumas matomas, tiksliau STEMas matomas kaip STEM. Kiti sako, reikia daugiau ten humanitarikos ir socialinių mokslų ir menų, tai čia socialiniams humanitariniams menams, manau, dar vieta būtų irgi įkišti trigraštį, pašnekėti apie tai, kokią rolę jie dar vaidina. Tai yra kokie nors ten sociologai, kurie sako, kad reikia vietos pajautimo ir reikia tą labai humanistiškai arba posthumanistiškai netgi žiūrėti į tą gamtamokslį, pritaikytą kontekstui ir ne kaip į eksploatacinį, nes būtent tas ekonominis konkurencingumas, vystymasis, arba technomokslas tiesiog kaip religija netgi atsiradus, sakykime, ir toks yra net matymas, siekimas singuliarumo per technomokslus, kad mums reikia, pakeitėm religiją, tai turim naują tikėjimo sistemą, kuri mums yra geresnė ir teisingesnė, mažiau dogmatizmo, bet nepaisant to vis tiek yra daug tų dalykų. Tai skirtingos minties mokyklos, vienos į ekonominę pusę tempia, kitos į tokį technomokslą kaip religija, trečios yra, sakykime, tokios švelnesnės, kurios sako, kaip tik reikia galbūt nukarūnuoti tą mokslą kaip hegemoninį, tokį fundamentalų, nekvestionuotiną ir labiau matyti tame moksle pačiame prieštaras tam tikras vidinės ir kaip jis reprodukuoja neteisybės. Tai čia ateina gausybė visokiausių veikėjų prie tos temos ir tą mokslinį raštingumą įvairiai traktuoja.
bet vis tiek mes matom, kad dominuoja, kaip ir Paulius paminėjo, egzaminai, standartizavimas, tam tikras toks, sakykim, nuo menų, nuo socialinių ir humanitarikos izoliuotas temas, netgi sakyčiau, nes STEAM'as, o vis tiek jis tai visų pirma daug labiau suprantamas, o visų antras čia reikia dar paminėti, tas klausimas, kokią vietą STEM ugdyme kūrė tie humanitariniai, socialiniai mokslai ir kiekvieną iš tų gildijų skirtingą dalyką pasakys. Vieni tie, kurie orientuoti galbūt į darbo rinką, į pridėtinę vertę, lazeristai, termofišeristai, jie pasakys, penkta koja šuniui, tas jūsų menas ir šitie jūsų ten socialiniai, humanitariniai dalykai. Gerai, tegu darbas grupėje, tegu pasimoka komunikuoti, bet iš esmės tai yra pašalutinis dalykas. Mums reikia daugiau dalykinių science, technology, engineering, matematikų dalykų. Ne? Kokie transhumanistai pasakys tą patį. Mums nereikia ten jokių socialinių humanitarinių, mums reikia tyro mokslo, kuris padėtų peržengti žmonijai tiesiog savo biologinius ribotumus ir išgyventi šitą klimato krizę ir pasiekti singuliarumą, susijungti su mašinomis ir ten save patobulinti biologiškai. Tai menų ir socialinių humanitarinių mokslų STEM-e, mano nuomonė, iš tikrųjų labiausiai reikia menininkams, socialiniams mokslininkams ir humanitarams. Ir būtent tiems fakultetams. Ir dėl tokios banalios priežasties nori pyrago dalies. Pučia iš vakarų tas vėjas, ateina pinigai, ateina finansavimas, jeigu tu prisirašysi prie projektą, kad tu STEM-ą darai, tai tu gal gausi truputėlį to pyrago. Tai yra tokia realizacija, šiandien man galvojant apie šitą temą, aš jos viešai dar nesakiau, bet tai yra toks banalus, paprastas, utilitaristinis, sakykime, naudos tau, o ateina finansavimas, žiūrėkit, kažkas ten naudoja su A raidė, į tą A įpaišo socialinius humanitarinius menus, pirmin, pabandykim ir mes. Ir visi prigalvoja nuo savęs, ko reikėtų ten pridėti. Tai menininkai sako, ten bus giluminė vertė, ten holistinis įsiveiksminimas, socialiniai mokslininkai ateina, sako, ir čia, žinokit, mes parodysim, kokie jūs ideologizuoti visi esat ir kaip čia reikia išrauti visų šaknintas senas ideologijas ir pakeisti naujom ideologijom. Ir visi ten gali kažką pridėti. Ir iš tikrųjų, kaip pagalvoju, tikrai, visi turi ką pasakyti. Bet tai reikia nepamiršti, šito momento ateina elementariai dėl irgi minėjau, dėl konkurencija su Kinija, inovacijų poreikis, paspaudė gazą Jungtinės valstijos ant šito, kad reikia daugiau pinigų įdėti į socialinį, tai yra į gamtamokslus ir inžinerinius mokslus, kurie kuria pridėtinę vertę. Ir iš paskos tada visi pradėjo kabintis ant to laivo. Tai toks įdomus momentas, kad mes tas vėjas pučia, tos burės tempia, bet mes visi prisikabinę ir gal kur galim tą truputėlį gal laivą kreipti. Ir iš tikrųjų turi ką pasakyti ir socialiniai mokslai, ir menininkai, ir turi ką duoti visi tiems mokslininkams. Bet aš kartais galvoju, žiūriu į tą lietuvišką temą ir labai buvo įdomu pasiklausyti Paulius, kaip bandė jį irgi konceptualizuoti, nes tas fenomenas, ko gero, lietuviškos temoje tikrai yra nacionalinis. Tai kur tas laivas plaukia, galim visi susimetę bandyti šnekėti, ką čia gali, kuri pusę duoti, bet vis tiek man atrodo, kartais, kad atrodo dar neišsiskleidęs temo, be be menų, be liberal arts, be visų socialinių, dar nespėjo išsiskleisti meno, sakykim, tas daigas užaugti. O mes jau jie ateinam, sakom, tu blogai augi, reikia su socialiniais ir meniniais augti, tu netaip augi. Bet antra vertus, jeigu ne nuo pat pradžių lenksti tą medį, tai kada jį lenkti, ne? Tai irgi čia, ko gero, reikia mūsų tą atsakomybę, nors ir suprantant, kad čia toks dar jautrus ir neišsiskleidęs iki galo projektas, parodyti tame projekte jo, sakykime, galimybės augti ir plėsti. Nežinau, truputį jau perdodu gal kitiems žmonėms. Man regis čia ne vieną dar ir papildomą temą užgrėbė ir tą sekantį klausimą, kurį mes irgi turim, tą dabarties situaciją, kaip yra Lietuvoje. Na ir tas gerai, gal viens po kito bekalbėdami viską sustatysim ir matysim tą vaizdelį aiškiau. Aš taip tikiuosi. Tai dabar galbūt, aš nežinau, Simonas ar Asta reaguotų. Prašom, kuris pasiruošęs. Tai jokia problema. Ačiū už pakvietimą ir už labai įdomius pristatymus. Tai aš pabūsiu ant žemės, pabūsiu tas, kuris pasižiūrės truputėlį iš kitos pusės, su kuo susidūrė. Tai prisipažinsiu, kad man STEAM'as visai galvoju, toks STEAM, visi rėkia, STEM. Ir aš
kai pradėjau su tuo dirbti, pradėjau galvoti, kad tai yra komunikacinis fenomenas pirmiausia. Kai visi norim pavadinti įvairius daiktus Steam'u ir visur jį parodyti, kad aš kiek darau dėl to Steam'o. Ir kai teko prisimti atsakomybę dėl Steam truputėlį administravimo Lietuvoje, padėti. Žinote, pirmas susitikimas buvo toks, kai susitinka visi ir visi nesusikalba. Nes visi sako skirtingą apibrėžtį, skirtingą lūkestį, skirtingus norus ir sako, kad, na žiūrėkit, aš darau Steam'ą, nupiešiau gėlytę ir jau čia yra Steam'as. O kitas sako, žiūrėkit, man praktikos darbą laboratorijos padaryti, o jūs su savo tais paišymais, atsiprašau už tokį išreiškimą. Ir pirmas, kas ir buvo bendras, matyti, ir labai įvairios žmonių grupės užduotis buvo, bet o ką Lietuvoje, ką mes norime pamatyti, ko mes tikimės. Tai ką aš išgirdau iš pristatymo, aš išgirdau žodį kūrybiškumas ir galvoju, bet kūrybiškumas tai gyvenimas, ko mes norim. Toliau išgirdau žodį inovacijos, taikymas, praktiniai aspektai ir galvoju, oho, na tai tikrai to reikia. Ir aš tai žiūriu į Steam'ą truputėlį paprasčiau. Man tai yra gyvenimas, kas yra aplinkui. Ir mes per Steam'ą bandom atskleisti tą praktinį aspektą ir žodis, ko aš pasigėdau šituose pristatymuose, integralumą. Kad vieno dalyko ar dviejų dalykų sąryšis yra gerai, žinios ir ką mes suprantame. Bet kai jie vienas kitą pradeda stiprinti, o tada ir atsiranda tas, kas pas mus aplinkui, tas gyvenimas. Ir Lietuvoje tai mes ir turime Steam'ą, kurį mes norime, tai yra vienas iš prioritetinių sričių mūsų. Ir kaip ir Paulius pasakojo, kad mes apsisprendėme paprašyti, kas tai galėtų, kokie aspektai tai galėtų atspindėti Steam'ą. Pirmą, ką padarėm, tai matyti, čia buvo labai didelis milžiniškas darbas, kurį pavyko susitarti nors pirminių dalykų. Mes nesakom, kad kitokio apibrėžimų negali būti. Ne. Bet mes, kaip matome, kokiom kryptim norėtume judėti. Ir apsibrėžėme kelis dalykus, kad mums svarbu, kad mes pradėtume kalbėtis, tai yra apibrėžtis, kad mes praktiškumą, praktinius dalykus į Lietuvos mokyklas ateitų. Toliau, jeigu mes norime praktinių dalykų, tai mes turime ir sakyti, o kaip tai padaryti. Nepasakysi, daryk Steam. Taip neveikia. Ir aišku, kad reikia, nors ir kaip mes tai sakysime, kad nereikia priemonių. Ir priemonių reikia. Tik jos neturi stovėti, o jos turi būti įveiklintos. Tai šitas dalykas yra irgi, manau, kad svarbu. Ir ką pastebiu ir ką aš noriu pasakyti ir pamatyti ateityje, kad taip pas mus yra Steam, taip kartais tai yra STEM. Ir aš būsiu truputėlį griežtokas, kartais mes vieno dalyką pavadiname STEM. Ir kad mes augam, mes norim daugiau ir mes norime dažnai daugiau, norime kontekstų, jau atsiranda žodis. Mes norime jau ir problemas spręsti. Mes norime ir klausime, o tai kur čia menai? Ir šitas, man atrodo, mūsų augimas yra ypatingai svarbu. Ir aš norėčiau pasidalinti, kad matydami tai ir suprasdami tai, kad ateityje planuojamas yra naujas dalykas. Tai yra keistas, bet išorinis vertinimas naujas. Ir jūs
kaip įsivaizduojate išorinį vertimą? Kai išgirstat išorinis vertimas, jūs išgirstat žodžius nacionaliniai mokinių patikrinimai, išgirstate valstybiniai brandos egzaminai ir visi galvoja, aha, reikės įspręsti kažkokį atsakymą parašyti. Tai pradedame diegti ir galvojame apie praktinį nacionalinį mokinių patikrinimą, kuriame jungsis ne gamtos vien tik mokslai, tai yra praktika, kai atlieka kažkokį tyrimą grupėje ar komandoje, bet tai yra ateiti ir jungiami ir socialiniai mokslai, kuriame atsakomas klausimas, o kas iš to, kodėl, ką mums tai davė. Ir aš manau, kad mes turime žygiuoti žingsnis po žingsnio, suprasdami šitą STEAM-ą. Ir nuo tokių smulkmenų, man atrodo kaip ir smulkmena, bet kai jinai ateis, tai vis tiek bus žingsnis jau į priekį, supratimas, kad ne tik žinios, bet aplinkui yra gyvenimas. Gyvenimas, kurį mes norime atskleisti per STEAM-ą. Ir dar vieno dalyko, ką palinkėčiau, kaip dėl tos A raidės. Žinokite, aš truputėlį gelsiu vėl ir pasakysiu, o kodėl A, o kodėl ne S? Kodėl ne socialiniai mokslai? O kas po to A? Jeigu all, tai ar mes nedingstame ir nesakome, kad viskas kitas jau nelabai mums, kaip nėra jokio prioriteto. Tai matyt, kad gal mane ir papildys iš tokio praktiškumo, tikiuosi, Asta, kuri yra, ir specialiai neminėjau, atviros prieigos centrų vienas iš žmonių, STEAM, ir Paulius, ir Asta, ir ką mes turime Lietuvoje, tai būtent STEAM atviros prieigos centrus, bet tai yra ne tik taškas, tai yra ir žmonės, tai yra ir bendradarbiavimas ir daugiau. Tai Asta, perduodu žodį. Ačiū, Simonai. Prašom. Ačiū labai, labai buvo gera klausyti pranešėjų ir mano supratimu, tai jie vienas kitą labai papildė ir aš tiesiog apjungiau abu pranešimus į vieną sakinį, tai būtent kas yra STEAMinis ugdymas, tai yra inovacijos nukreiptos visuomenės aktualių problemų sprendimų. Būtent visuomeniai aktualių problemų sprendimų ir čia susiveda visos dedamosios, tai ir kūrybiškumas, ir mokslo žinių taikymas, ir kritinis mąstymas. Ir tai yra beproto svarbu. Ši diskusija labai naudinga ir būtų labai gerai, kad jinai plėtotųsi ir pereitų į kitus platesnės auditorijas, nes iš esmės, ką matome mes tiek STEAM centruose, smagu, kad ir Vitalija prisijungus ir kokias matome rizikas, kad dažnai tai, kas yra labai populiaru, pradeda švietime plaukti paviršiumi. Neina gilyn, neužkabinamos prasminiai dalykai ir po kiek laiko tampa tai madinga klišė. Tai labai nesinorėtų, kad STEAMinis ugdymas turėtų tokį rezultatą, nes čia turime labai daug prasmių ir ką aš matau, kaip praktikas, STEAM ugdymo fanas, drąsiai galiu save įvardinti taip, aš matau labai daug erdvės būtent geros mokyklos koncepcijos taikymų. Tai yra visuomeniai svarbių problemų sprendimas, tai yra aktyvus mokymasis, tai yra įvykių ir nuotykių pilnas mokymasis, ką ir akcentuoja geros mokyklos koncepcija. Ir ko ir siekiama yra atradimais grįstas mokslas. Tai man tai yra STEAMinis ugdymas. Ir vėlgi galvojant apie tas rizikas, kurias įvardinu, labai svarbu, kad mes susitartume tiek patys savo atsakytume į klausimą, o kasgi man yra STEAMinis ugdymas, kokie yra tie prasminiai žodžiai. Ir lygiai tą patį padarytume bendruomenėje, tai ką kalbėjo ir Simonas. Kad labai dažnai naudojame žodžius ir Paulius visą laiką sako, bet nepagalvojame, kokia yra jų prasmė. Dar vienas labai svarbus aspektas tai tinklaveika. Tai yra puikia galimybė atrasti daug sąlyčio taškų su verslo įmonėmis.
Ir pati esu nustebusi, bet mūsų praktika rodo, kad verslui irgi yra svarbu, o koks yra dabar švietimas. Ir kokiusgi dalykus akcentuoja švietimas. Nes matyt atėjo ta diena, kai ir verslui pradeda rūpėti, kad ateitų darbuotojai ne tik tai gebantis gerai atlikti komandas, bet ir gebantis kūrybiškai spręsti problemas. Ir vėlgi tai yra viena iš STEAM ugdymo dalių. Tai galvoju, kad STEAMinis ugdymas tikrai neturi jokių nesutarimų, nei su menininkų mintimis, nei tarkime, kiek jame yra socialinių mokslų. Labai svarbu, kokias mes sudedam prasmes ir kiek mes patys turime stiprų vertybinį pagrindą. Juk ir geri labai dalykai gali būti panaudoti blogiems tikslams, jeigu vėlgi nėra to vertybinio pamato. Tai man atrodo, kad čia yra tie patys svarbiausi akcentai. O STEAMinis ugdymas dar labai svarbus yra ir vaikams, kuriem yra įdomus tikslieji mokslai. Mes turim puikias mokyklas, kur vaikai gali ugdyti sportininkams, menininkams. Tai turi būti tokios pat geros sąlygos sudarytos ir vaikams, kuriems yra įdomus ir svarbus tikslieji mokslai. Tai čia irgi tam labai gerai tarnauja STEAM centrai. Tai mano tokios mintis. Ir aš galvoju, kad STEAMinio ugdymo ateitis turėtų būti labai labai plėtojama, nes tiksliųjų mokslo atstovų, inžinerijos krypčių atstovų tikrai ateityje reikės daugiau. O ta nuostata, kad tikslieji mokslai yra sunkus, neįdomus, kad juos sunku mokytis, kad galbūt jų ir nereikia mokytis, nes tai yra sunku, jinai ateina dar iš praeities. Apie tai dažnai mes girdime, kai kalba tėvai, nes jų tokia atsinešta yra patirtis, kad tai buvo neįdomu. Aš pati esu matematikas, todėl galiu drąsiai sakyti, kad tie stereotipai, kurie yra, dar juos reikia laužyti. Tai tiek. Ačiū. Ačiū. Na, įdomu, aš tai visai čia galvoju iš to, kas pasakyta, tai visų diskutantų, tai pabrėžta, kad tas STEAMas mums labai svarbus ir kritiniam mąstymui, ir kūrybiniam mąstymui, ir inovacijam, ir visuomeniai svarbių problemoms spręsti. Bet, buvau su grupėmis, kurios kūrė bendro ugdymo programas nuo 1997 metų ir ten tie žodeliai buvo. Ir turbūt visur jie yra. Tada aš klausiu, tai kas kitaip? Kodėl dabar jau mes vėl iš naujo tuos pačius žodžius kažkokiu būdu nepritempiam, bet susijęjam su nauju trumpiniu ir suteikėm jiem tokią reikšmę, kuri, neva tai jau išgelbės mūsų, aš nežinau, Lietuvos ir visą pasaulį. Nors visada buvo. Kitas klausimas, aš galvoju, ar mes čia negrįžtam atgalios, bet iš to, ką čia gerbiamas ta pasakė, kadais tarpukarį turėjom realinės mokyklas ir humanitarinės gimnazijas. Po to realinės nunyko, orientuotos į gamtos tiksliuosius mokslus. Vilniaus licėjus beje susikūrė kaip realinė mokykla, realinė gimnazija. Bet po to pagalvoju, kaip mesgi neturim tokių realinių. Turi būti, Vilniaus licėjus, jis skirtas visiems dalykam ugdyti. Ir dabar, nebesupranti, tarsi viskas buvo traukiama į tą labiau socialinę, humanitarinę pusę, orientaciją, kad nebūtų atskirai realinių, o dabar atsiranda tas STEMas, kuris keliauja į kitą pusę ir jį bando įsipiešti socialai, humanitarai ir menai. Man toks
įdomi ta dinamika, kuri kartojasi, atrodo kažkoks cikliškumas, visą tai buvę, jau kažkur tai mačiau iš naujo, bet matyt, tam yra kažkokia tai prasmė. Matyt, tam yra, kurios aš niekaip iki galo neperkandu. Man labai norėtųsi, kad man šitoje auditorijoje kas nors padėtų iki galo suprasti, tai vis dėlto, kodėl dabar taip. Na, aš nesu tas žmogus, kuris galvoja, kad čia veikia pinigai ir kad čia yra naujas brendas sukurtas, kuris dabar nutraukia visas lėšas ir tas yra svarbiausia. Man vis tiek norisi kažkaip tai užčiuopti, o kas yra čia tokio esminio, ko tikrai nebuvo, išskyrus tai, kad aš suprantu tas tarpdiscipliniškumas. Jeigu mes rišamės prie to tarpdiscipliniškumo, tai tarsi kaip tai, aiškiau. Jeigu ne, tai aš, tada kaip tai ir iki galo, net ir išklausysiu visų pranešėjų ir diskutantų, negaliu iki galo pasakyti, kad suprantu, kur šuo pakastas su šituo stepu. Tai prašom, Jogaila. Aš nežinau, ar atsakysiu į klausimą profesorės, bet tikrai užkliuvo ir mano akis už šito reiškinio tokio cikliškumo, nes tikrai prasidėjo pirmasis masinis metimas resursų į vieną iš sakykime, tų dichotominių pusių, į tiksliuosius mokslus, jis nėra naujas, su STEM-o, tai yra su Sputniko paleidimu. Mes jau matėm istoriškai, tai Amerikoje buvo ta pirmoji didžioji švietimo reforma vadinama 60-ieji metai, 60-ųjų pabaiga, kai sovietai išleido Sputniką ir visi už galvų susėmė, o dieve, mes atsiliekam, reikia vytis. Ir tada buvo masinis metimas resursų į STEMinius mokslus, bet labai svarbu 60-ieji, 70-ieji metai, tai yra tuo pat metu buvo taigi visas didžiulis, žinot, gėlių vaikai, ten hipiai, child-centered atsirado approachas, tas į mokinį orientuotas, ir integracijos, ir projektiniai darbai, ir learning by doing buvo tokia mada. O kai atėjo ta švietimo nauja reforma, vėl reikia mums tiksliųjų dalykų, vėl reikia mąstymo kaip mokslininkų. Margaret Thatcher paskui dar atėjus išvis sakė, visus savo tos pažaidimus su child-centered metam lauk, back to the basics, grįžtam prie pagrindų. Tai mes matom tikrai tam tikras madas grįžimo prie į mokinį orientuotų ir kažkokių veiklų, kurios yra įtraukios ir einam į lauką ir darom, ir hands-on, ir praktinės patirtis. Po to vėl prie tokio galbūt vėl susistygavimo, vėl užsidarom ir mokomės gerai matematiką ir tiksliosius mokslus ir nesiblaškom į šalis. Tai tam tikrų tendencijų tokių tikrai istoriškai galim išvelgti ir jos yra. Bet jeigu tada buvo sėtinas, sakykime, su šaltuoju karu, su Sputniku, tai dabar mes matom šiaip geopolitikoje irgi vėl naujieji šaltieji ar net jau karštieji karai. Tai yra, sakykime, tam tikras galios, kurios mato, mano nuomonė, STEMinius mokslus kaip instrumentą, kaip stiprų instrumentą, o STEMinius mokinius kaip tokia pridėtinė vertę, kuriančius per tankus, bombas ar robotus ar inovacijas, kurios gali po to taikyti. Tai matėm tada, šaltuoju karo metu buvo toks momentas, dabar jį galima irgi legitimiai kvestionuoti. Ar čia nėra už šito dar? Ačiū, įdomi reakcija, prašom, Pauliau. Aš gal tiesiog neskirstyčiau, kad čia vėl ar į nukeliavimus į STEMinius dalykus, aš čia gal labiau koncentruočiaus ir savo atsakyčiau tokių dalykų, kad šiuolaikiniai technologiniai pasiekimai leidžia būti kūrėjų. Tai va kaip tik realizuoti tą vidinę, socialinę pusę, kurti, tik tai tiek, kai dabar yra tie technologiniai įrankiai, kur mes dabar biotechnologijose galim kurti gyvybę, technologijose galime kurti dirbtinius intelektus ir tiesiog visa tai mūsų yra instrumentažas, yra visiškai kitas. Ir tiesiog tam, kad mes realizuotumėm tą kūrybinę vidinę norą kurti, mes turim pažinti tas technologijas. Ir aišku, lygiai grečiai vyksta Jogailos išsakytas, jeigu mes tos kūrybinį potencialą ir tą gebėjimą manipuliuoti to instrumentažu galima panaudoti ir pridėtinė vertė kurti ir karinį ir visą kitą, tai yra labai gerai, tai yra tiesiog keliavimas viena kryptim. Bet aš nesakyčiau, kad mes, Maslow piramidėje, mes dabar norim save realizuoti. Mes norim, kylam, aišku, vieni siekiai yra, tarkim, galbūt
kitose bendruomenėse, bet pas mus yra vis daugėja žmonių, kurie nori save realizuoti ir realizavimas per kūrybą. Tik sakau, yra visiškai kiti resursai. Kiek žmonių nori turėti namuose 3D printerį ir kažką tai atsispausdinti vien dėl to, kad gali. Ir gal per tą prizmę galim pažiūrėti. Ačiū. Daugiau, ar norėtų? Aha, prašom, Rūta. Na, humanitarė mums pasakys, kaip turi būti. Prašom. Rūta, negirdim. Tikrai nepulsiu čia aiškintis, kokie tie humanitarai, socialai ir menai yra svarbus, nes turiu tokią taisyklę, kad aiškiniesi, vadinasi, kaltas esi. Tai tikrai man atrodo, kad čia ta mokslų sambūvis taikus visai gali būti įvairiais pjūviais, ir su menais, ir socialiniais, ir su humanitariniais, ir su visokiais, nes aišku, kad ir tiek STEMas, tiek STEAMas jis tikrai grindžiamas yra gamtamoksliniais dalykais, bet jie gyvena tam tikrame kontekste, jie gyvena tam tikroje situacijoje, jie gyvena su laikmečio iššūkiais. Ir matau, čia dabar prisijungęs buvo profesorius Rimas Jovaiša. Tai jis kaip išdėsto matematikos filosofiją, tai žino, dar socialiniam mokslam kartais reikia labai pasiklausyti, kaip yra suprantami gamtamoksliniai yra dalykai ir matematika tame tarpe. Tai man atrodo, toks neužsidaryti savo dalyko tokiuose dogmatiškuose rėmuose yra labai svarbu tiek menam nesusireikšminti, tiek ir gamtamokslininkams žiūrėti, kur, dėl ko ir kaip yra ir kas daroma. Man labai patiko Simono komentaras dėl to, kodėl A, o ne S ir ne H. Tai čia irgi galiu pasišaipyti iš savo kolegų žodžių tokio irgi požiūrio. Kai atsirado A, aha, tai mes vadinasi turim kažką čia veikti. Paieškokim, kągi mes turime čia veikti. Tai, žodžiu, tikrai tas nėra bandymas įsipaišyti ir aš A raidę irgi suprantu kaip tokį kompleksą papildantį tuos teminius dalykus. Ir tas kūrybiškumas, inovacijos, kritinis mąstymas, jis pirmiausia, ką jis turi turėti įrankį, su kuo kurti, kaip kurti. Ir tam reikalingos, kažkokios tai priemonės, būdai, ar tai vieno dalyko, ar kito dalyko, ar tai medžiagos, ar tai dėsningumai. Tam yra reikalingas kūrybinis mąstymas, kuris padėtų tas idėjas generuoti. Ir kūrybiškumas plikoje vietoje neatsiranda. Jis, taip pat, iš dangaus kūrybiškumo neugdysi, nes vis tiek turi būti, ką mes darome, kodėl mes darome, kaip būtų galima kitaip padaryti. Ir lygiai taip pat ir su inovacijom. Kas yra inovacija? Tai kas yra nauja, o tam reikia žinoti, kas yra nauja. Tai vėlgi tam reikalingos dalykinės žinios, tam yra reikalingi specifiniai gebėjimai. O tą A raidę tai aš suprantu kaip, tokį matyti pasaulio visumą, nesudalinti ją į atskiras dalis, nes Jogaila taip labai aktyviai pasisakė, kad menų nereikia, STEM čia yra ir daugiau nieko, bet turbūt, kad yra pas Jogaila namuose jo ir koks nors paveikslas ir užuolaida gal dar kabo ir koks nors, nežinau, ir servetėlė ant stalo padėta. Tai kaip mes bebūtų, mes vis tiek tą pasaulį matome iš įvairių pusių. Ir tegul turėkime visi įvairiausias prieigas. Ir, žodžiu, ir man atrodo, kad kuo ta įvairovė didesnė, tuo ir daugiau galimybių. Ačiū. Prašom, Jogaila. Jogaila apie servetėlės papasakos dabar ir paveikti. Aš tik noriu viešai patvirtinti, kad aš čia kartais ironizuoju ir aš tikrai taip šaržuoju, kad yra tam tikros minties mokyklos ir tikrai aš savęs asmeniškai nepriskiriu toms, kurios kviečia atsisakyti menų ir izoliuoti mokslus. Priešingai, aš labiau tai minkštai, naujai humanitarikai atstovauju. Ir
Tai klausimas yra, ar integruoti tuos socialinius humanitarinius, tai mano nuomonė, jų reikia labai daug integruoti, jie yra labai svarbus ir socialiniai, ir humanitariniai, ir menai, nes būtent jie va tą holistinį pilną vaizdą sudaro. Ir atskirdami ir izoliuodami mes instrumentalizuojame ir padarome objektą, bet kokį reiškinį žmogų, labai lengvai eksploatuojam. Ir tie mokslai paskui eksploatuoja gamtą ir tos pačius mokslininkus paskui Thermo Fisheris eksploatuoja ir mes gyvenam tokioj piramidėj hierarchiniai. Tai aš labai visada pasisakau už tą humanitarikos, daugiau už socialinių menų integracijos, nes bet čia vėl kitas klausimas, žinai, socialiniai, socgumams nelygų. Mes matėme įvairių ideologijų, kurios ateina į tiksliuosius mokslus ir tada, čia labai gera mintis, yra autorius vienas sakęs, kad Zeidler toksai tyrinėjęs temą mokslo, sakė, jeigu socialiniams ir humanitariniams mokslams moralinis ir ideologinis toks etinis kelias ir matymas svarbus, bet ne kritiškai svarbus. Tai būtent tiksliesiams mokslininkams ir inžinieriams tai yra be galo svarbu, nes jie labai turi didelę galią. Mes matėm, ką daro inžinieriai, konclagerius, kurie ir kokios ideologinės, įvairius fašistinės ir nacistinės idėjos gali padaryti iš inžinierių monstrus ir jie kurs monstrus. Ne? Tai būtent jiems reikia etikos, būtent jiems reikia, su jais reikia šnekėti apie empatiją. Ir šiais laikais vėlgi mes matom įvairiausių ideologijų ir reikia būtent žiūrėti į naujausius socialinius humanitarinius mokslus, į ekofeminizmą, į LGBT teorijas, queer studijas, gyvūnų studijos, žmonių su negalia, įvairiausių yra naujų susikūrę naujųjų humanitarikų, kurios vadinasi studijomis. Ir būtent jos, per jų prizmę mes žiūrėdami į gamtą mokslius, ten pamatom, kad tie gamtamoksliai nėra taip, kaip jie įsivaizduoja, tokie neutralūs, nešališki, politiški. Ten nuolatos perkuriamos tam tikri, sakykime, diskriminaciniai požiūriai. Ten nuolatos perkuriamos tam tikros hierarchijos, asimetriški galių santykiai, binarinė logika. Mes turime per žmonijos istoriją dabar daugiausia technologijų ir aukščiausiai išvystytą mokslą. Bet klimato krizė, masiniai pabėgėlių srautai, mokslininkai surėmė galvas, galvoja, kad mums nebedaug beliko, kaip tokiai organizuotai civilizacijai išgyventi. Tuo prasme, problemos be galo didelės ir mes negebam jų net konceptualizuoti. Čia neužtenka vien socialinių mokslų, tai yra vien tiksliųjų mokslų. Nors nemažai yra tų, kurie galvoja, kad tokiais geoinžineriniais būdais sutaisysim, sukursim bakterijas genetiškai modifikuotas, kurios suvalgys ten plastiko ir naftos taršą ir mes padarysim, išgelbėsim pasaulį. Bet dėja, mes negebam konceptualizuoti visų tų problemų, kaip atsiranda tos problemos, kaip atsiranda ta klimato kaita, kodėl egzistuoja tiek daug diskriminacijos ir iki šiol neišgyvendinam karų. Tai va tos naujosios humanitarikos, kurios neretai galima jas sudėti po skėčių posthumanizmo, kurios kritikuoja tam tikras humanistinės prielaidas, nes po to humanizmų slepiasi human žmogus, po to vienu žmogum slepiasi koks nors vienas baltas europietis turtingas vyras. Ne? O vis tik kiti jau būna mažiau nei žmonės, išstumti būna į mažiau nei žmonių kategoriją. Tai va gamtamoksliuose labai nemažai to išstumimo kito, simbolinio kito, abstraktaus kito. Ačiū Jogaila, turim, jo čia daug mums pasakei. Ir dabar dar yra jau iš auditorijos norinčių irgi paklausti ar pasisakyti. Turim Liudą Rupšienę, profesorė, buvusi prezidentė Letos. Na, tai mums svarbu, ką jį galvoja, ar ne? Prašom. Sveiki. Tai, šiaip norėčiau biškį pasisakyti. Iš tikrųjų, kaip žmogus, kuris nieko nesupranta nei apie STEM, nei apie STEAM. Ir turbūt jums gali kilti čia mintis, kodėl aš aplamai dalyvauju šitame forume. O tiesiog pasižiūrėjau pavardę žmonių, diskutantų, pranešėjų, diskusijos organizatorių ir mane labai suintrigavo tiesiog tos pavardės ir pagalvojau, kodėlgi nepraplėsti savo akiračių ir pasiklausyti jūsų, ką jūs kalbate. Pasakysiu taip, smegenys visiškai susisuko man klausantis jūsų, nes matosi, kad tikrai labai tos nuomonės įvairios. Aš dar per tą laiką klausydamas į jūsų dar pasižiūrėjau ir ministerijos šią reiškia tą strategiją dėl STEAM ugdymo.
ir tikslų ir pasižiūrėjau nacionalinės švietimo agentūros kažkokius organizuojamas ten programas ir tada man smegenys dar daugiau susisuko, todėl kad galiausiai aš jau nebesuprantu, ką reiškia ta A raidė STEAM pavadinime, nes pradedant nuo Pauliaus aš išgirdau, kad jeigu teisingai aš supratau, vis tik pranešimas trumpas, jūs ten turėjote skubėti, bet aš taip supratau, kad ta raidė A išversta kaip dizainas ir čia Unė Kaunaitė tą padarė ir čia labai reiškia, kaip supratau, Lietuvoje daugam tinka būtent toks vertimas. Paskui girdžiu Rūtą, kuri A traktuoja kaip arts, aš taip irgi įsivaizdavau, kad taip, čia apie menus eina kalba kažkaip. Pasižiūrėjau ministerijos dokumentuose aplamai, toj strategijoje parašyta, tai aš jums netgi pacituosiu, parašyta, kad reiškia, tas STEAM yra tikrovės reiškinių pažinimas, taikant kūrybišką prieigą ir, reiškia, integruojant gamtos mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos. Tai vėlgi tas žodis kūrybiškas, tai aš suprantu, yra vietoj arts, bet tai kodėl tada STEAM, šitame žodį yra vis dėlto arts, o ne creativity, ne C raidė atsiranda. Tai paskui, kai pasižiūrėjau į tikslą Lietuvoje, kodėl ta programa yra, o todėl, kad reikia pažinti STEAM dalykus. Tikslas yra, reiškia, tos visos programos. Tai dabar kurie tie STEAM dalykai, tai čia science, technologies, matematika, reiškia, ir vėl ten arts kažkur, neaišku kur. Žinokit, iš tikrųjų, klausimų daugiau negu kad turėjau ateidama į šitą forumą. Ir, žinau, čia mano doktorantė viena rašė disertaciją, kuri įrodinėja, kad jeigu po renginio turi daug klausimų, tai reiškia, buvo labai vykęs renginys, paskatino mąstyti, tai aš taip ir galvoju apie šį renginį. Bet kita vertus, matyt, tai parodo, kad iš tikrųjų mes labai turime įvairias nuomonės apie STEAM ir kad mums tas forumas tikrai labai aktualus ir matyt dar ne vieno forumo ir ne vieno renginio reikia, kad mes turėtumėm daugiau susikalbėjimo, nes vis dėlto mes mokslininkai, švietimo politikai, praktikai, tie žmonės, kurie įgyvendiname STEAM veiklas mokyklose, tai jeigu dabar vienas į dangų, kitas į upę, trečias į jūrą, tempia kiekvienas pagal savo supratimą, tai gal čia nėra pats geriausias dalykas, vis tiek susitarimo kažkokio reikia. Tai va čia, tokia mano nuomonė. Ačiū Liuda ir aš dar norėjau vienu klausimu, kad pasisakytų jau mūsų ekspertai, tai būtent apie tą įgyvendinimą, ką ir paminėjau, nes turim susitarti dėl įgyvendinimo, bet prieš tai dar noriu, kad, aš nežinau, replikuotų ar klaustų Vitalija Bujanauskienė, nes mačiau ranką jau kurį laiką kelia, tai iki to mūsų perėjimo prie to praktinio aspekto, kiek dar turėsim laiko, tai dar prašau Vitalija. Labadiena, ačiū. Ir aš galvoju, kad kažkada su Lilija profesorė sėdėjom viename suole, viename kurse ir kaip keliai gyvenime truputėlį pasuka kitur, bet aš vis tiek save laikau humanitarė, kurie šiai dienai labai aktyviai žiūri į tą STEAM per arts ir socialinius humanitarinius mokslus ir jeigu tai yra praktinės veiklos, kada jūs labai gerai, kad mokslininkai kalba apie susitarimą, apie vienodą sampratą, bet mes praktikai žiūrime į tokius dalykus integralumą ir praktinį pritaikomumą, kad vaikai suprastų savo žinias, kurias mokosi ir jas integruotų. Tai ne vieną projektą matau, kaip istorija su fizika fantastiškai dera ir chemija. Ir apie menų, technologijų dalykus, kur turinio temas labai pragmatiškai, praktiškai įgyvendinant, kaip mes galime per STEAM-ą integruoti per šituos žodžius. Ir tai tu turi įvairių žinių sudėjimą į vieną, tam, kad vaikai suprastų, kas iš to išeina. Tai čia yra turbūt, galbūt ir, žinot, mados ateina, mados išeina, bet tai viena iš tų, kur šiandien vaikai mąsto rankomis, kinestetiškai. Ir tai yra būdas ir proga suintegruoti tuos visus mokslus. Jums užduotis mokslininkams būtent rasti tą visiems suprantamą prieigą, paaiškinimą, mums kaip tai įgyvendinti ir kas grėsmę kelia, kad kartais mokyklos ir dabar su TUMO programa nueis tik tai science, technology ir fizika, chemija, biologija, matematika. To integralumo, kurią neša STEAM-o samprata,
ar su daug su socialinių mokslų humanitarinių, ar, sakykime, galim ginčytis dėl tos A raidės. Tarp kitko, profesoriai Rūtai, ačiū už šiandienos pranešimą, milijonas idėjų projektam kilo. Ačiū Jums labai. Tai va toks galvojimas, reikės turbūt ne vieno forumo, mes turim apie tai kalbėti. Jeigu jau kyla klausimų, tai turim kalbėti, tol, kol visi supras ir kiekvienas mokytojas. Ačiū labai. Gerai, ačiū labai, Vitalija, ačiū. O aš norėjau, dar Rūtos dar kartelį klustelėti, kadangi žinau, kad ji taip pat turi jau atsijungti, o mes taip pat jau einam į pabaigą, bet gal ne taip staigiai atsijungsim kaip Rūta. Tai dar norėčiau paklausti, o kaip ta šiandien situacija Lietuvoj su A raidele STEM arba STEAM, jau tada kaip su tuo STEAM-u. Ar dauguma mokyklų tai praktikuoja, ar yra paruoštų mokytojų, ar čia yra tokios pirmosios kregždės ir nežinia, ar jos čia ir bus vienintelės, ar kuriasi kažkokia mokykla to? Tai ačiū Lilė už klausimą. Aš negalėčiau apibendrintai sakyti, nes tikrai nesurinkus duomenų ir nesudarius kažkokio tai tyrimo, kokia ta situacija, galiu kalbėti tik tai iš tų patirčių, kiek yra tekę skaityti paskaitų, kiek yra tekę žiūrėti realių projektų, dalyvauti su mokyklomis projektuose, su įvairiomis, kiek yra tekę vesti seminarus, tai tokia, iš įvairių veiklų ateinanti supratimas, kad labai priklauso nuo mokyklos tradicijų. Nuo mokyklos, ar mokykla turi bendradarbiavimo to projektinėje veikloje tradicijų. Nes yra tokių mokyklų, kur du mokytojai susitarė ir prašo jų tik tai nejudinti. Mes labai gerai susidirbę ir daug labai darome. Kitos mokyklos turi nuolatinius tuos projektinę veiklą ir stiminę projektinę veiklą tame tarpe, kur ta integracija ir mokytojų susitarimas, gebėjimas susitarti, generuoti idėją yra tikrai labai nesunkiai daroma. Ir ten yra mokyklose net ir mechanizmai, susitikimų mechanizmai, ta dinamika išdėliota. Tai nuo projektinės veiklos ir nuo mokytojų bendradarbiavimo priklauso. Antras priklauso nuo menų situacijos mokykloje. Jeigu yra stiprūs menininkai, tai jie ir be STEAM-o ir STEM-o projektų jie labai gražiai atranda tas integracijos galimybės ir gal ten jau nesivadina tokie grynieji STEAM-iniai projektai su A raide, kaip A suprantat kaip menus, bet ten, sakau, tose mokyklose ir jų viduje, ir jų pasiekimuose, ir jų koridoriuose tikrai matyti ta projektinė veikla su menais. Trečias dalykas priklauso nuo mokinių amžiaus ir jau buvo minėta integracinės veiklos ir tas toksai kūrybinis pradas ir tas meninis pradas yra žymiai stipresnis pradinėse klasėse, pradinėse ir dar pagrindinėse klasėse, vyresniose klasėse dominuoja tie STEM-iniai projektai. O tai turbūt toks būtų pastebėjimas, bet po tai 77 projektais, 77% mokyklų įgyvendinančių, tikrai ne viskas ten yra vadinamas, ne viskas ten yra STEAM-as, kas yra vadinamas STEAM-o. Irgi toks mano iš patirties ir iš vieno tyrimo daryto irgi duomenys. Gerai, ačiū. Ir dabar Simonas nori reaguoti ir galbūt irgi čia truputėlį tuo pačiu klausimu apie tą praktinį įgyvendinimą. Koks jis yra dabar? Ar mes čia teoriškai tik kalbam, kaip čia ir kaip Liuda sako, nesusišnekam dar iki šiol, ar vis dėlto yra labai aiškus praktinis įgyvendinimas ir mums tai reikia pasižiūrėti, kaip jau tai daroma, galbūt daugiau ir praktikų pasiklausinėti, tai čia turbūt ir Simonas, ir Paulius mums daugiau atskleistų. Prašau. Ačiū už galimybę. Tai aš labai norėčiau pirmiausia Vitalijai padėkoti, kad tas žodis atsirado integralumas. Integralumas, kurį mes vis čia bandėme pamesti. Ir manau, kad STEAM ir yra
stiprybė tas integralumas ir ne projektai. STEAM ugdymas nėra projektai, tai yra platesnė savoka, kuria tai yra ir užduotis, tai yra ir supratimas, ir problemos sprendimo būdas, tai nėra projektai, kas turėtų būti. Toliau, aš galiu pajuokauti, atsiprašau už savo pajuokavimą, bet žinote, aš net ir čia tą patį patiriu, kad mes kiekvienas turime savo kažkokį mokslo savybės ir bandoma egocentrikais pabūti truputėlį ir pastumti ir įrodyti, kodėl mes tokie svarbus ir kodėl tai reikia ar nereikia. Tai aš manau, bet tuo pačiu ir viduje truputėlį giliai matome, kad veikia tas integralumo principas, kad vienas kitą galime papildyti ir kartais man tų įrankių, pavyzdžiui, gamtos mokslų, mokslininkam reikia iš socialinių mokslų ar iš meno supratimo, atvaizdavimo arba tos minties perdavimo, etikos klausimus, kurie irgi minėjo ir taip toliau. Ir aš galvoju, bet mes vis tiek norim pasiimti, tą jau suprantame. Ir tas ir yra išskirtinumas, manau, STEAM-o. Mes tyliai integruodami, taikydami praktikas, pasiemam iš kitų arba apjungiam, gal net nereikėtų pasakyti, kad pasiemam, tokias integruotas įvairias prieigas panaudojame. Ir aš irgi atsakysiu gerbiamai profesoriai Liudmilai, kad dėl A raidelės, tai žinokite, manau, kad yra pasaulinė iššūkis apsibrėžti, kas yra A raidelė. Ir pirminė ta idėja, kai buvo aprašymas, iš ko kilo, kaip tas, tai ir buvo idėja, kad taikai kūrybiškumą, netradicinius vaizdavimo būdus, stiprybės iš menų, socialinių dalykų, kad spręsti ir paaiškinti ir panaudoti technologinius dalykus. Technologija tai yra tik technologija. Bet kai mes pradedam kalbėti, kaip ją taikyti kontekstus, kaip vyksta ir kur vyksta, tada ir atsiranda. Ir gal į ateitį, kai paklausė, tai labai daug turėčiau ką pasakyti, galėčiau į smulkmenas eiti, aišku, ir sakyti, čia STEAM centrai, čia metodinė pagalba, čia kad įvairiausias konkursai, kad atsiranda dalykai integruoti, gamtos mokslai, inžinerinės technologijos, kur ten ir sprendžiamos nuo įvairiaus žiedinė ekonomika ir visa kita, visko daug čia galima prisakyti. Bet aš galvoju apie kitaip truputėlį pasižiūrėti. O ko mes tikimės? Ar mes tikimės, kad viskas bus į lentynėlę sudėta? Ar mes tikimės, kad gyvenimas, kuris supa mus, tai mes jį ir pažinsime holistiškai ir spręsime įvairius iššūkius ir stiprinsime jį kartu. Ir čia labai geras buvo pavyzdys su klimato kaita. Tai klimato kaita, kieno čia yra problema? Ar socialinė problema, ar gamtos mokslų problema? Ir klausimas, ar apskritai klimato kaita yra problema. Nes kai tu žinai, kad klimato kaita yra natūralus dalykas, tik jo intensyvumas dabar skiriasi, tada ir pasirodo, kad ir socialinę plotmę, ir humanitarus galima pastiprinti iš gamtos mokslų. Bet gamtos mokslams reikia labai klausimas, ar tikrai, kaip jūs ir klausėte, geotechnologijos ir taip toliau, ar tai yra tikrai sprendimo būdas, tas klaustukas, ar tikrai? Tai manau, kad tikslas tai ir turėtų būti truputėlį holistika ir stiprinimas vieno kito. Tai tiek. Neužimsiu laiko. Pauliau, gal apie tuos, reiškia, visą dabar tas STEAM centrų tokią plėtotę, Vilniaus universiteto STEAM centro susikūrimą, galbūt santykį su mokyklom, kokios čia praktikos veikia, ar čia mes matom jau kažkokią tai, kad kuriama ta pridėtinė vertė, apie tai, ką kalbėjom, ar čia yra jau kažkokia praktika, ir yra tarp tų veikėjų, kurie veikia šiame lauke, susitarimas. Tai vien tai, kad diskutuojam ir kalbam ir kad tas STEAM-as jau yra tiek platus ir jau nereikia kalbėti, kad jo slėpti, kad jo nėra kažkur, tai tas vyksta. Aš sakyčiau, kad tas, dar šiek tiek greitai nubėgant atgal, esminis dalykas, pažiūrėkite logotipą šitoj vietoj keliasi, tai man atrodo esminį dalyką, apie ką mes ir signalizuojam, kad tai yra taškas, į kurį mes sueinam kartu.
Tai yra būtent tas integracinis taškas, kuriame bet kas susėda kalbėtis apie tą, kas yra svarbu ir kartu išspręstas pro iššūkius. Tai tam ir yra simboliškai tas ir logotipas toks ir padarytas, kad ir STEAM centrai, siekiamybė ir tikslas būti tais kompetencijos centrais, į kuriuos būtų galima kreiptis, kai yra noras kažko daugiau negu parašyta popieriui, kad ir mokytojam, ir švietimo bendruomenėm būtų ta vieta susitikti ir kurti aktualiom inovacijom. Tai tiek ir vyksmui mokiniam praktiškai ką padaryti. Aišku, aš noriu iš karto užryškinti tą dalyką, kad čia esamam dizaine lietuviškose STEAM centruose iš esmės tikrai yra STEM centrai to principu, kokia yra infrastruktūra laboratorijomis, netgi sakyčiau STE, nes nėra matematikos laboratorijos atskiros ir čia mus tikrai matematikai susilaukim labai daug, o kur matematikos laboratorija, bet mes ir akcentuojam, kad matematika yra visose laboratorijose, tai yra horizontalioji dedamoji. Bet šitoje vietoje mes norime keisti tą požiūrį, kad nereikia atskiros laboratorijos, kad tas aktualumas atsirastų. Tai kaip tik, manyčiau, netgi STEAM centruose yra didžiulė tam tikra klaida padaryta, kad yra atskiros 4 ar kažkiek mūsų STEAM centre 8-9 laboratorijos. Reikia griauti sienas lauk ir moderniosios sisteminės erdvės ir yra tiesiog skirtingos specializacijos kampai, kuriuose keliauja ir tas bendradarbiavimas vyksta. Tai šitoje vietoje tai ir noriu tiesiog akcentuoti, kad STEAM centrai siekia tapti tais susitikimų taškais, tyrėjų, kurie galėtų tirti, koks STEAMas iš tikrųjų veikia Lietuvoje. Tai aš ir atvirai kviečiu, kai tik tai pagaliau išspręsim pagrindinę mūsų infrastruktūrinę problemą rudeniop, tikrai tyrėjus kreiptis ir sudarysim visas sąlygas tirti vyksmą, kas vyksta pas mus. Tiek pramonėm, tiek tyrėjam, mokytojam kalbėtis apie tas iššūkius, kurių sprendimų mes galime mokinti ateities kūrėjus, tai yra dabartinius mokinius. Ačiū, Pauliau, kreipsimės tikrai, nežinau, nuo kada jau atsidarys tas Vilniaus universiteto STEAM centras, tai jau eisim, žiūrėsim, naujos gražios patalpos, daug mokslininkų, moksleivių, mokytojų, keliausim. Simonai, tuoj, bet Asta dar kelia ranką, tai negaliu užleisti jo. Tai prašom, Asta. Tai aš tiesiog noriu dar paantrinti Paulių ir vėlgi akcentuoti, kad STEAMiniuose centruose ir pats turinys, kurį šiai dienai jau yra sukurtas, yra integruotas ir apjungiantis atskiras disciplinas, kurias mes turime mokyklose, tai ir fizika, ir chemija, ir biologija, ir matematika. Ir tai jau yra, kai profesorės klausimas, o kuogi išsiskiria STEAMinis ugdymas, tai būtent integralumu ir jau integraliu turiniu, kuris yra kuriamas. Tai va čia vienas iš labai svarbių aspektų. Kitas dalykas, kodėl dabar ir kodėl tai tapo labai aktualu. Aš galvoju, kad tai yra ir laikmečio klausimas, nes kontekstas šiuolaikinis toks, kad labai svarbi tampa mokslo nauda ir vertė. Tai ir žiūrėkime ir COVID situaciją ir tai vėlgi galbūt todėl buvo atsigręžta būtent į STEAMinį ugdymą. Tiesiog kontekstas toks, kad mokslo vertė, nauda grįžta į tą labai svarbią vietą, kur jinai ir turėtų būti. Ir čia vėlgi galvoju yra labai svarbus STEAMinis ugdymas, svarbus uždavinys STEAMiniam ugdymui, būtent populiarinti mokslo svarbą. Tai vat tas aspektas būtų per mažai liestas. Tai vat ir dar vėlgi paantrinant Pauliui, STEAM centrai tai yra vieta, kur ne tik atvažiuoja įvairių mokyklų mokiniai, mokytojai, tyrėjai, bet ir verslo atstovai, pramonės atstovai, kurie irgi padeda vaikams suprasti, kodėlgi reikia
ugdyti kūrybiškumo gebėjimus, kritinio mąstymo gebėjimus, kaipgi vėl teorinės žinios yra pritaikomos praktikoje ir kur tai veikia. Ir jų sėkmės istorijos, kurias jie vaikams pristato patys, yra iš tikrųjų labai paveikios. Ačiū. O sakykit, pavyzdžiui, jeigu dabar mokytojas ateina į mokyklą, jis nori stemiškai dirbti, jis turi galimybę, jis turi kur pasižiūrėti programą? Taip, vėlgi, jeigu įeitumėt į Panevėžio švietimo centro tinklapį, jūs rastumėt laukelį STEAM centras, kuriame yra 3 mėnesių sudėtas planas, kur visi mokytojai, kurie tik tai nori, nesvarbu iš kur, ar tai yra Panevėžio mokytojai, ar tai yra regiono mokytojai, registruojasi į veiklas ir atvyksta. Ir Paulius sako, kad reikėtų versti sienas, bet aš kaip tas optimistas visada sakau, bet jau dabar laboratorijos yra chemijos, biologijos. Ne chemijos atskirai ir biologijos, o chemijos, biologijos laboratorija. Tai yra informacinių technologijų ir robotikos. Jos jau yra apjungtos ir tai yra tie pirmieji gerieji žingsniai, kurie skatina vaikus suprasti pasaulio vientisumą, kad nėra atskirų dalykų. Tai tai, ko gero, svarbiausias akcentas, kuris svarbus teaminėme ugdyme ir kurį aš savo. Ačiū. Simonai, prašom. Aš, labai trumpai ir atsakysiu. Reikia, kaip man vis laik sakydavo, didelį dramblį reikia po nedidelį kąsnelį valgyti. Tai šiuo atveju, matyti, ir STEAM centrai atviros prieigos, jie pradėjo tai kurti tam, kad žengti pirmą žingsnį. Pirmą pradėti apjungti tam tikrus dalykus ir ieškoti sąryšių. STEAM centruose jau yra alkani žmonės. Alkani, aš žiūriu į Paulių, žinokit, Astą, Vitaliją, suprantu, kad jie jau kalba ne apie chemiją, biologiją, jie jau kalba apie kontekstus ir jie kalba apie tai, kad mums reikia ir toliau žengti ir ta alkanumas man tiesiog žavi. Bet mokytojai prie atveža administracijos, jie truputėlį prisibijo. Jie sako, žiūrėkit, mums reikia nuo paprastų dalykų. Man reikia nuo paprasto praktikos laboratorinio darbo. Supraskit, biologijos. Jūs nepasakokit man apie istoriją, ne apie kontekstus, apie kažkokį kitokį dalyką. Ne. Ir jie, kai atvažiuoja pirmą kartą, jie labai atsargiai atvažiuoja. Kai antrą kartą atvažiuoja, jie sako, noriu daugiau. Tai trečia, tada prasideda jau, galime pradėti jau kalbėti apie integralumą, praktiką ir pirmus žingsnius. Tai tą dramblį reikia valgyti po nedidelį kąsnelį. O visiems kitiems, kaip ministerijos dabar atstovas pasakysiu, ne vienas Vilniaus universiteto yra centras. Labai džiaugiamės, kad turime 10. Kiekvienas iš jų turi savo išskirtinumą, specializuotą laboratoriją. Kiekvienas iš jų nori parodyti save ir pakviesti jus. Tai nebijokit atvažiuoti kaip mokslininkai, nebijokit atvažiuoti kaip mokiniai, nebijokit atvažiuoti kaip šeima net, nežinau, kad vyksta ir tokie renginiai. Nebijokite pasižiūrėti į tai plačiau. Ir kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, steam.lt. Išdrįskite užsiregistruoti, išdrįskite ateiti, išdrįskite pirmą kartą padaryti. O matau, kad gerbiamo profesorė paklausė, o mokyklose irgi yra STEAM centrai. Kartais jie taip vadina save, bet labai reikia pripažinti, kad tai yra pirmiausia laboratorijos ir ne kietoji dalis, reikėtų irgi suprasti, viską nulėmė pirmiausia. Ne, kad nusipirksi daug mikroskopų ir labai įmantrių įrangų ir taip toliau, tai dar nebus STEAMas. Pirma, žmonės tai daro, tai yra aprašai, kuriuos daro STEAM centrai ir bendradarbiavame su mokslininkais. Čia tas žingsnis, kuris ir turi būti daromas. Nuo to ir turime pradėti. Tai tiek. Apsilankykit STEAM centruose. Ačiū. Ačiū, Simonai. Mes jau visai einam į pabaigą. Nežinau, ką čia galėčiau apibendrinti.
kažkaip paaiškėjo, aš nežinau, Liudmila, kaip pačiai man tai jau šis bei tas dėliojasi, nors vis tiek turiu dar irgi begalę klausimų ir turbūt gal susitiksim dar kitais mokslo metais ir dar kitais ir matysim tą eigą, progresą ir patys galėsim save reflektuoti. Bet į pabaigą dar prisiminiau mokslininko daktaro Kirtiklio yra knyga parašyta apie taip pat mokslų integraciją ir ypač ten kalbant ir apie socialinius humanitarinius mokslus ir ne tik. Ir šalia to, kad jis visai propaguoja tą integraciją, vis tik paklaustas, o kaip ten ateitis ta mūsų šviečiasi, sako, kad nenori mokslai atiduoti savo galių, nenori. Ir jie laikys tas savo galias atskirai tokias separatistinės, kiek įmanoma ilgai. Bet matyt, kad tikrai pats tas gyvenimas mūsų verčia eiti jungtis, po truputį norim ar nenorim, tas galias turbūt atiduosim arba patys įsijungsim į tinklus ir būsim drauge su kitais mokslais. Tai aš galvoju, jeigu ir moksle tai turbūt yra ir ūkdyme panašiai, ir mokykloje, tas tarpdiscipliniškumas neateina iškart vieną dieną ir tai, ką daro mūsų jau sukurti ir kuriami centrai, tai turbūt tikrai yra didelis darbas. Ir aš viliuosi, kad, nežinau, po metų kitų trečių mes turėsime tą tokį kitokį, gal pakitusi supratimą, mokėsime matyti save taip daugiaplaniai, žinot, kaip multiplikuoti savo tapatybę, nors dabar labai nepopuliaru kalbėti apie tokias neaiškias tapatybės, tai aš galvoju, kad vis dėlto mes keliaujam į tą pusę ir išmoksim matyti save kaip integralią dalį tarp kitų mokslų ir padėsime mūsų moksleiviams, studentams, jų tėveliams, mokytojams ir taip toliau. Tai čia norėčiau baigti, laikas mūsų išseko ir labai dėkoju visiems dalyvavusiems. Tikrai diskusija nebaigta. Pažadu, kad ji bus pratęsta, nebūtinai aš moderuosiu, nežinau, kas moderuos, bet čia dar klausimų daug. Mane, pavyzdžiui, labai dar domina, kaip tai rišti daugiau su klimato kaita, tai ką po truputį čia su Simonu užgavome, bet tam irgi reikia turbūt visai naujos atskiros diskusijos, ar ne? Tai dar kartą dėkoju dalyvavusiems ir gražaus vakaro ir likusios savaitės.